Labas rytas. Šitas seminaras yra perkeltas irgi kantriai, kas laukėt, iš rugsėjo ar tai iš lapkričio. Buvau paplanavusi ir į kitus dar ir miestus, tai kai kas tikriausiai galvojo, kad gal bus Kaune, Živilė tikriausiai ar ne. Nes buvau datas numačiusi Kaune ir Klaipėdoje, bet ir orai tokie išpuolė ir sunkiau į seminarus, ko gero, vis dėlto renkasi pastaruoju metu. Kažkaip galbūt dėl to, kad ir filmuojami, nežinau, nes tiesiai šviesiai būna ir klausia, kad sako, tai Linutė bus filmuota, nu tai tada pažiūrėsiu. Aišku, niekada neatstoja filmuotas seminaras to, kad gyvai, ką galima pačiupinėti produktus ir klausimus užduoti. Ir pati procedūra, kas modelių pabus, tai tikrai per nuotolį ne. Tai va, man reikės šiandienai, aišku, irgi, kaip minėjau, bus viena praktinė procedūra, tai kas norėsit, modelio aš neturiu susitarusi šiandienai. Tai įdomi tema, mikrodatinė terapija, nieko galbūt naujo, bet pats metodas, ką Selvert turi, apjungia 3 dalykus viename. Gal sakyčiau, 2 svarbiausi - mikrodatinė ir elektroporacija, ir lyginant su tuo, kas iki šiandienai man, ne iki šiandienai, kada gavom tą aparatą, kas buvo bandyta iš paties aparato, tai vis dėlto pojūčiais ir pačioj procedūrai ir ypač po procedūros yra visiškai kitaip, nes aktyvesnį sustimuliavimą, tokį užbūstinimą vis dėlto duoda sinergetika mikrodatinės ir elektroporacijos. Kalbant iš pačių medžiagų, ką turi Selvert Med linija, nėra labai daug sterilių formulių. Tai yra 4 dermašotai plus 2 ampulės egzosomų ir vitamino C. Tačiau įdomus dalykas, kad jos tarpusavį kombinuojamos. Tai jeigu 4 dermašotai plus egzosomos, gaunasi jau skirtingų variacijų. Arba jeigu su vitaminu C, dar plus 4 kombinacijos. Ir egzosomos su C vitaminu taip pat gali būti. Kaip ir mišinių nėra daug, bet jūs pačios paruošėt tuos mišinius pastiprinant, ko reikia. Egzosomos daugiau orientuota į odos atstatymą, pažeistas barjeras, jautri oda, galbūt į rožinę, kažkokios odos lygos ir panašiai. Aišku, ir senėjimas. Jeigu dermašotus ruošiam su vitaminu C, gaunam daugiau antioksidacinį poveikį, fotosenėjimas, pigmentacija. Tai vat yra tokie tie įdomus dalykai. O protokolas, kaip minėjau, jungiasi su rūgštimis, tai Selvert linija gamintojas turi 2 tipų rūgštis, tokias intensyvesnės, kurios yra su neutralizavimu, ir paprastesnės, kur tiesiog užtepama, palaikoma ir nuplaunama. Be neutralizavimo, labai ganėtinai paprastos, saugios ir pasirinkimas irgi galėtų būti, ypač jeigu jautresnė oda. Tai va, tai šituos dalykus mes ir apsitarsim, labai daug neišsiplečiant, apie kitas linijas aš nenorėjau dėl to suplakti į vieną, kad būtų aišku apie tokią temą ir neperkrauti informaciją, kaip dažnai gal ir būna. Tai va, tai Selvert gamintojas save pristato kaip Selvert Thermal. Jum yra įdėtas katalogiukas bazinės linijos, aš apie tai ir nekalbėsiu, bet pats ir logotipas, ir brandas, ką kalba Selvert Thermal, tai yra linija su terminiu vandeniu. Eina iš 2 ledynų, kalnų, yra Alpių, Šveicarijos ir, žodžiu, terminis vanduo duoda jau terapinį gydomąjį poveikį, labai daug ištirpusių mineralų, kurie yra labai svarbus odai, ląstelėms, jų medžiagų apykaitai ir va, tai apie tai aš jau ir nekalbėsiu, bet kalbant apie bendrą koncepciją linijos Selvert Thermal, tai yra produktai orientuoti į jautrią odą, atstatymą ląstelių lygmenyje, sumažinti jautrumą. Tai dar naudoja ir biosacharidus, daug tokių sistemų įvestų. Tačiau atsiranda naujas logotipas Selvert Med, išskirdami koncepciją labiau tą linkme. Tai nėra vaistinė, sakykime, kad būtų deklaruota, kad tai yra gydytojams, sakykime, kaip gydomoji kosmetika, bet pridedami
ženkliuką MET akcentuoja apie tai, kad tai jau yra intensyvesnė, reikalaujanti daugiau žinių, atsakomybės, saugesnio protokolo ir tai kalbam jau ir apie odos pažeidimą, būtent mikroadatinę, didesnėme gylyje, nes anksčiau Silver Thermal ir jie turi liniją su kokteiliais, kai kas ir gal yra įsigiję aparatus, bet gylis mažesnis iki 1 mm. Šitas aparatas turi gylio daugiau, yra maksimaliai nedamatysiu dabar, yra iki 1,2 į tą pusę iki 1,5. Tai 1,5 gylis veido srityje, kūnui gal ir mažokai, čia jeigu dar daugiau pasukti, gal dar daugiau gautųsi, tarkim 1,5 ir daugiau čiut gylio turi. Tai jau vis dėlto tas gylis daugelyje šalių, jums gal irgi kyla klausimų, ar legalu, nelegalu dirbti. Tai daugelyje šalių ir ypač ispanų, tai yra ispanų gamintojo, vat kaip ir Fusiono brandas mikroadatiniai ispanų, jie aparatą vienu momentu turėjo tik tai 0,6 mm gylio. Tai vat Silvertas turėjo iki 1. Dabar jau kada viršyje 1 mm gylio, pavadino jau ir linija akcentuoja, kad tai yra medicininė daugiau, daugiau intervencijos gilesnis, tai aišku yra pakankamai saugu, mes jeigu laikomės saugaus protokolo, ne bet ką naudojam, turi būti sterilios formulės, atitikti pH-ai, plazmos, tai negali būti kosmetiniai serumai, tokie dalykai. Tai va, tai sukurtas kaip ir naujas toks šaka jų, brandas, tokia linija MET, priskiria kaip ir medicininiai, dermatologiniai kosmetikai ir orientuojasi į regeneracinę estetiką. Tai nėra kažkokios korekcijos, su kuriomis mes pakeisim odą iš esmės, kaip mes praėjo tokius etapus ir gana džiaugiuosi, ko gero, kad nebe tiek populiarios procedūros darosi tos, kurios yra tik tai pakeisti kontūrą, padidinti apimtį, turiu mintį apie hialurono rūgšties ir užpildus ir ne tik hialurono rūgšties užpildus ir panašiai. Dabar rinkoje tendencijos yra tokios, kad vis dėlto orientuojasi jau į regeneracinę estetiką, į būstinimą, kolageno sintezės, į natūralius procesus, jų aktyvinimą, tos kaip ingredientas paskutinių metų yra ir egzosomų atsiradimas tuo tikslu, kad atiduoti odai aktyves medžiagas, biologiškai aktyves, išsaugant jas egzosomų struktūroje, tame puslelėje ir atiduoti jas biologiškai aktyves, galėtų praeiti gilesnį sluoksnį ir ląstelės pasiimti aminorūgštis, fermentus, augimo faktorius. Ne tik kaip pavienės medžiagas, kurios galbūt oksidacijoje ir pasižeidžia, kada mes uždedam ant odos. Tai va ta apsauga ir aktyviųjų komponentų eina ta linkme, kad maksimaliai pasiekti biologinį aktyvumą ir išgauti rezultatą natūralių procesų suaktyvinimą ir regeneraciją. Ir kiek oda gali pasinaudoti to medžiagom ir ne tik medžiagom, pačių metodų, kaip mikroadatinė, ji labai stipriai stimuliuos savo pažeidimų, užveda mechanizmą regeneracijai, fibroblastų aktyvumą, trumpalaikis, bet aktyvus dirbtinis uždegimas odoje, kuris duoda daugelį naudingų kaip pasiekmių odoje, kas gali pasikeisti odoje. Tai vat šita linija, procedūros metodas kaip mikroadatinės kartu su elektroporacija ir fototerapija, aktyviosios medžiagos, egzosomos ir dermošotai, jie orientuoti iš principo į odos atstatymą, natūralų atstatymą, kiek galim pakelti lygmenį regeneracijos, kiek suaktyvinti procesus ir lygiagrečiai spręsti kažkokias problemas. Tarkime, pigmentacija, norim ir kartu per regeneraciją koreguoti raukšles, yra jautri oda, su, kaip minėjau, odos lygomis, gali būti ir rožinė, ir riebi oda, atviros poros, polinkis į aknę. Prie aktyvios aknės mes mikroadatinės nedarom, bet tačiau galim padaryti keletą procedūrų rūgštinių ir pereiti prie mikroadatinės, kuri tikrai labai gerai koreguoja ir padeda odai gyti. Tokia kaip ir apsauga ir mažesni randai,
greičiau tankėja derma, šviesėja postakne dėmės arba net ir, sakykime, trauminė tokia kaip pigmentacija. Tai mes iš principo su regeneracija ir ne tik tai, kad antisenėjimą, bet ir odos problemas galime spręsti. Tai kokios trys tokios jų idėjos, trys keliai, tai aišku biologinė stimulacija, tai čia pats metodas aparatinis, ką duoda, tai mikrodatinė terapija savo dūriais aktyvina procesus, kaip minėjau, sukuria laikiną uždegimą. Turim fototerapiją, dvi šviesas, raudoną, mėlyną, kurios turi savo dar poveikį, priklausomai kokie poreikiai odoje. Raudona daugiau gijimui, regeneracijai. Oi, išjungti. Mėlyna, jeigu yra riebi oda su akne. Ir turim kartu ir elektroporaciją. Elektroporaciją galim ir nejungti, aš dar detaliai apie aparatą kalbėsiu, bet kartu sujungus tris metodus - mikrodatinę, fototerapiją ir elektroporaciją. Elektroporacija atliekama iš karto dūrio metu, kai adatėlės yra odoje. Tai padeda medžiagom įeiti ne tik į gylį, po dūrio mum ir taip rezorbuotųsi, ko gero, į tą gylį, kokį norim, bet padeda įeiti medžiagų molekulėm per ląstelės membraną. Nes medžiagų apykaita iš tarpląstelinio skysčio į ląstelę, ypač kaip peptidai, amino rūgštys yra labai reikalingos. Tai padeda elektroporacija pereiti medžiagų molekulėm per ląstelės sienelę. Tai biologinė stimulacija yra pagalba aparato, ką mes galim papildomai sukurti, kokias naudas odoje. Ląstelių, poveikis ląstelėm, ląstelių atstatymas, jeigu jos pažeidžiamos, kad vyktų gera tarpląstelinė komunikacija, pasikeitimas tarpusavy ir taip vyksta odos augimas, odos regeneracija. Tai ląstelėm poveikį ypač naudinga duoda egzosomos. Tai kiekvienoje procedūroje reikėtų įdėti egzosomų ampulę, tai yra čia bus 1 ml, visai kitas formatas ampulių, jeigu kitos yra kaip buteliukai, kiek čia po 5 ml. Tai egzosomų ampulė yra kaip monodozė vienam klientui. Tai vienai procedūrai dar 1 ml įsideda su kitais kokteiliais. Dar tos protokolus apkalbėsim. Tai poveikis būtent ląstelių lygmenyje iš medžiagų pusės, kad aprūpina aktyviom medžiagom kaip augimo faktoriais, baltymais, tai būtų egzosomos. Egzosomos šito gamintojo yra augalinės iš gojų uogų, aš irgi dar detalizuosiu jų poveikį. Na ir holistinis požiūris, kad iš principo mes, kai turim sveiką, gražią odą ir žmogaus savijauta yra geresnė, reikia aišku klientui kalbėti ir apie gyvenimo būdą, tai irgi tada atvirkščiai prisideda prie odos kokybės, jeigu pavyksta subalansuoti ir miego režimą, ir mitybą ir panašiai. Tai turi būti ir įsijungti ir tas visas, sakykime, holistinis požiūris, kiek jau čia pavyksta, tai ir mažinti stresą ir panašiai. Tai konkrečiau prie paties metodo ir produktų, kaip jau užsiminiau, yra dermašotai, yra buteliukai 5 ml, jie yra maišomi su ampulė, kuri yra kito pavidalo. Tai toliau jungiam mikrodatinę terapiją. Toliau čia yra farmakologinis preparatas, elektroporacija ir fototerapija. Tai yra apjungiama vienoje procedūroje keletas dalykų. Egzosomų technologija, kas dabar ant bangos ir turi savo labai gerą terapinį poveikį, stiprina barjerą, ląstelės, jeigu pažeistos, jas atstatyti, aprūpinti medžiagom. Turim veikliąsias medžiagas, bus 4 dermašotai, bus vitaminų kompleksas, peptidų kompleksas, kartu drėkinantis, retinolio, liftingui su DMA siliciu ir traneksamo pigmentacijai. Tai 4,
kur sakykime, mes įdėdami egzosomų dar praplečiam poveikį, kokį norėtume. Arba, kaip minėjau, yra ir C vitamino ampulės. Galima vietoj egzosomų pasirinkti ir C vitaminą maišyti. Tai procedūrose visada galit ir pavienės, aišku, medžiagas naudoti, bet visada gausit kompleksinį ir platesnį poveikį, apjungiant dermašoto kompleksą su egzosomomis. Buteliukas yra 5 ml, tokia ampulė. Logiška, kad kiekio yra nemažai, jeigu jūs dar dadėsit 1 ml egzosomų ampulės. Pagal gamintoją ir protokoluose jums ten yra ir dėta, vienai procedūrai yra 2,5 ml iš šito kokteilio. Yra galimybė susimaišyti, šiaip reikėtų ko gero vienai procedūrai iš karto maišytis, išsitraukti tą kiekį, kokio reikėtų, yra galimybė ir susimaišyti buteliuke. Žiūrėsit, kaip jums pavyks. Yra tokie, noriu pasakyti, kur vedu. Šitas gamintojas vienintelis, jūs gal pritaikysit ir prie kitų, nors gal aš nežinau, aš seminarus kitų įmonių nedalyvauju, nežinau, bet labai fainą dalyką sugalvojo. Yra toksai aplikatorius, kaip čia pavadinti. Užsidedi ant buteliuko ir jį prašauna ir čia konektinasi, jungiasi švirkštas. Jeigu aš tai jums praktiškai ir parodysiu, perleisiu pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai va, tai pagalba tokia, nežinau, šiaip aišku ne problema ir su švirkštu, lygiai taip pat jūs galite adatėlę praleidinėti, bet tiek suleisti, tiek išsitraukti produktą. Jeigu tai palikti, noriu parodyti, kad lieka nesandarus. Čia yra tik tai tiem etapam maišymui, turėtumėt nuimti kamštuką, jeigu nesunaudosi to produkto iš karto, kad ta dangtelis užsidarytų, ta gumytė, jinai grįžtų ir užsispaustų. Bet šiaip labai toks visai nieko dalykas susimaišyti, jeigu pačius produktus, ypač Instagramam ir visur kitur šitie dalykai, manau, labai veikia. Kiek praktiškai to reikia ir kiek čia padeda, žinot. Daugiau gal demonstraciniais jis toks labai fainas dalykas yra, galima turėti. Ar dezinfekuojamas ar panašiai, jie juos pateikia šituos kamštukus kaip vienkartinius. Tai yra pakuotė, galiu irgi parodyti. Tai juos kaip vienkartinius, bet iš tikrųjų, jeigu turėti kelis, juos galit ko gero dezinfekuoti. Karštų vandeniu, nieko manau, kad ten neatsitiks, nes kietas tas plastikas, jis nėra toks. Tai jo, galit pasvarstyti apie tokią vat pagalbą ir toks visai gražus ir geras atrodo dalykas. Tai va, tai maišymas šitoj linijoje atsiranda dėl to, kad mes praplečiam poveikį. Galit ir atskirom medžiagom daryti. Buvo jau irgi, nes mes šitą liniją jau atsivežę, ko gero, nuo spalio mėnesio. Buvo klausimas, ar galima tik egzosomas naudoti. Galima, bet 1 ml. 1 ml ko gero bus per mažai, jeigu šiaip paėmus, bet jeigu jūs užbaigiam procedūrą, norit prie kažkokių procedūrų prijungti egzosomų, išleidžiant ar klientą įmasažuoti, nes egzosomos pagal savo diametrą jos yra skvarbios. Nebūtina ir aparatu įvedinėti. Jeigu jas kombinuosit šitą 1 ml prie kažko, tai ok, bet jeigu kaip įvedimui prie mikroadatinės, tai 1 ml bus per mažai. Dėl to prašosi arba jungti, va dar bus, bet C vitamino yra šiek tiek daugiau, jie bus po 2 ml, man atrodo. Tai galima maišyti su vitaminu C. Jeigu iš buteliukų, kuriuos rodžiau ir ten paleidau, tai yra 5 ml, jau 5 ml vienam kartui per daug, jeigu dar pridėsit 1 ml egzosomų, bus 2 procedūros. Tai va, tai jeigu norisi stipriau klientui egzosomų maksimumą atiduoti, kaip sakiau, kad tai 1 dozė, 1 ml, tai jų čia suleisti nereikėtų. Reikėtų egzosomų išvirkštą 1 ml ir kiek trūksta šito dasitraukti iki pilno. Nu, panašiai mes dirbam ir su Fusiono kokteiliais, kad jeigu mums reikia vieno komponento, pavyzdžiui, ten hialurono dasidėti ir kažkoks tai kompleksinis kokteilis, mes maišymą atliekam ne buteliuke, o švirkšte. Tai čia jūsų įpročiai, kaip jūs dirbsit ir panašiai, bet jo, tai maišymo šitoj linijoje reikia
Ypač jeigu jūs norite egzosomų procedūroje, tai sakau, 1 ml yra ir per mažai, reikia kažko ir dadėti, o galų gale ir poveikio mes norim. Pagal amžių kliento, jeigu gilesnės raukšlės, jeigu pigmentacija, tai tranexamo, jeigu drėgmės, tai yra peptidinės hialurono ampulės ir panašiai. Tai kalbant apie egzosomas, jau nėra naujiena rinkoje, jūs tiek jaučiu girdėjot visko, bet noriu paakcentuoti, kaip užsiminiau, kad šito gamintojo yra egzosomos augalinės, bet tai vis tiek yra ta pati technologija, tai yra mažos struktūros nano dalelės, kitaip vesikulės puslelės, kurias išskiria augalai, šiaip ar mikroorganizmai, bakterijos, kaip Fusiono gamintojo, kaip kitų gamintojų yra ir gyvulinės kilmės egzosomų, tai būtų iš pieno egzosomos, pieno bakterijų kitos egzosomos, tai bakterinės kilmės. Šiuo atveju čia bus išskiriamos iš augalų, goji uogų, bet labai panašiai vis tiek savyje atiduoda ką su egzosomomis augalas ar gyvūnas, tai sukauptas aktyvias medžiagas, kurių reikia kitai ląsteliai. Taip vyksta tarpląstelinė komunikacija. Čia, kaip čia pavadinti, kada yra, galbūt šią nuotrauką, yra ląstelė, ji per savo membraną atiduoda sukauptas medžiagas tą puslelę, puslelė keliauja ir gali prisijungti, pasiima kitą ląstelę į save ir gauna visą tą kiekį medžiagų, kurios čia ir išvardintos, kad gali gauti baltymų, lipidų, augimo faktorių, RNR, ribonukleininių rūgščių. Tai yra visa grupė bioaktyvių medžiagų, kurių reikia ląstelės funkcionavimui. Jos ir medžiagų apykaitai, ir jos išgyvenimui, jos proliferacijai, dalyjimuisi ir panašiai. Tai egzosomų yra ta specifika tokia, kad ir estetikoje, ir medicinoje, ne tik tai kosmetologijoje, sugebėjo išlaikyti tą struktūrą, nepažeidžiant pačios puslelės egzosomų. Buvo baimė su pačiom egzosomom, kai atsirado pavasarį, kiti ir anksčiau, dar jau gaunasi daugiau nei metai, ko gero yra produktų rinkoje su egzosomom, bet praeitais 25 pats tas toks bumas. Tai jau ir kiek teko pačiai komunikuoti su specialistais, kosmetologais, sako, žinok, mano klientės daugiau visos ir prie medicinos, bijo egzosomų, mažai ištirta, girdėjau visokių teorijų, man atrodo nelogiška, neištirta, dėl to, kad nebūtų mes žinom, gali būti ir išleidžia į rinką, kas ir mažai ištirta, tai neišsiplėsim, bet visi pavadinimai, kas yra kosmetikos, estetikoje, amino rūgščių pavadinimai mums žinomi, fermentai žinomi, tai tiesiog unikalumas yra tai ne kas viduje, o unikalumas tai, kad išsaugota apvalkale toj vesikuliai, tai toj pusleliai egzosomoje ir INSI sąraše, nomenklatūroje gali jau įrašyti kaip komponentą, paliekant neišskaidant, kad čia lizinas, tokios amino rūgštys, čia tokie, o tiesiog vienas kaip ingredientas ten tokio tipo egzosomos. Laktobakterijų, ten, tarkim, vesicles. Tai čia tokios didelės baimės kaip ir nėra lygiagrečiai tada ir stebuklo, jeigu nėra tokia naujiena, tai iš pačių egzosomų kaip kažko, čia nauji ingredientai ir panašiai odai, aš kaip sakau, viskas, kas išrasta, jau išrasta, tiesiog pritaikymas gali skirtis ir tokie dalykai. Tai čia yra unikali technologija ir pliusai tokie egzosomų, veikimas kitoks, kad būtent apsaugo pati egzosoma nuo oksidacijos, nuo oksidacinio streso ir gali nuo oksidacinio pažeidimo. Tai reiškia, jeigu mūsų bus kosmetikos produkte pavienės atviros medžiagos, kokios yra viduje, ten, tarkim, egzosomų, bonkutė, ten produktas, koks jau ten bebūtų, sterilios formulės, mes atidarėm, oksidacijos čia nėra.
procedūros metu, bet jeigu ką klientas ir naudoja namuose, kiek kartų atidarinėjam, kad ar tai tubelė, ar bus indelis, jau gauna oro, šviesos ir medžiagos jos nėra labai stabilios, dėl ko jas ir stabilizuoja. Tai egzosomų technologija padeda išsaugoti, kad tikrai medžiagos nutikime tuo, kad jos yra biologiškai aktyvios, nes jos yra apvalkale viduje egzosomos. Kitas yra labai didelis pliusas, kad egzosomos yra labai mažo diametro ir gali, ir ta puslelė, ji yra per poras savo diametru, gali fiziškai patekti į odą net be mikropažeidimo, be mikroadatinės. Tai du tokie niuansai, ne pačios medžiagos, kas yra egzosomose, kad kažkokia tokia naujiena ir nežinomi dalykai, bet pats biologinis aktyvumas, kad išlieka jos apsaugotos ir gali patekti į gilesnius sluoksnius, netgi be specifinių įvedimų, metodų kaip mikroadatinė ar panašiai. Tai va, tai egzosomos tikrai tokia, sakykime, rinkoje naujiena ir skamba, atrodo, kad kažkas tokio labai ir naujo, technologija taip nauja, kas viduje pačių egzosomų. Tai ir taip mes ekstraktuodavom, išgaudavom iš augalų tam tikras medžiagas, kaip ir augalinis retinolis, kaip ir ten augalinis hialuronas arba ten bakterinis hialuronas ir panašiai. Visos tos medžiagos jos iš tikrųjų būdavo gaunamos. Bet ko gero kita technologija, kaip prie Fusiono nurodo, kad centrifugavimo dažniausiai būdu. Tai va centrifuguojant, jeigu egzosoma, ji pasižeidžia, sprogsta. Tai yra kiti filtracijos atskirimo dalykai, tai pati technologija išgavimo yra unikali ir padeda išsaugoti aktyvumą medžiagų, apsaugant nuo išorinio poveikio, jeigu tai bus atsiras kosmetikos produkte ir kyla rizikos, tarkim. Centrifuguojant pasižydžia, tai tarkim įvendant elektroporaciją, durys nepasižydžia? Su dūriais? Su dūriais elektroporacija, ji ir pati jau ir šiaip yra apvalkalas, čia kaip liposomos, tai egzosoma irgi turi savo apvalkalą, tą membraną. Jeigu jau čia, kaip pasakyti, aš tai nežinau, tiksliai tikrai nežiūrėjau. Elektroporacija yra impulsai, kurie keičia krūvius daugiau ir duoda dirginimą. Tai jeigu pačios egzosomos yra membrana, gal prie jos ir kokius krūvius, bet ar ją atidaro, jos tikrai neturėtų suplėšyti, bet jos membranai turėtų turėti kažkokį tai poveikį. Bet ar ją atidaro ir paleidžia medžiagas, bet jeigu ir paleis, tai jau procedūros metu odoje. Mums labiausiai aš kalbu apie tai, kad pati egzosoma kosmetikos produktuose yra labai svarbi, jeigu tai bus serumas, kremas, aš užtepu ant odos ir jeigu tai bus pavienės atskiros medžiagos, koks jų liks poveikis, jeigu bus išorinis poveikis. Jeigu pačios procedūros metu, tai mums šiaip ar taip ta egzosoma viduje ir turės atsidaryti ir patekti per ląstelės membraną. Tai čia, manau, tuo procedūros metu, jeigu kas ir vyksta, tai realiai tai tos medžiagos odoje atsidarys, egzosoma atsidarys ir liks tos medžiagos odoje nepažeistos ir gilesniam iš karto sluoksnyje. Tai ne, tai matyta technologija yra tinkama ir naudojama, to neakcentuoja iš tikrųjų, bet šiaip elektroporacija veikia vis tiek, tik tai jau pačioje procedūroje. Tai kalbant toliau apie sąveiką egzosomų ir kitų veikliųjų medžiagų, aš jau ir tai ir kalbėjom, kad egzosomos turi savo poveikį, biologinį tokį ir prieinamumą, gali jų ir absorpcija yra gera, pasiekia ląsteles, patenka į vidų, skatina regeneraciją, jeigu oda yra pažeista, pačios ląstelės, jų membranos pažeistos ir apskritai odos jautrumas yra, tai egzosomų didžiulė yra nauda, gabumas per tą regeneraciją atkurti odą. Pažeista barjerą, jeigu yra odos ligų, toks kaip stiprinantis imunitetą,
odoje, nes ir stimuliuoja ir pačias Langerhanso ląsteles. Tai egzosomos kaip toks ingredientas reikėtų žiūrėti, kad tai yra veiklioji medžiaga su savo visų tuo kiekiu aktyvių medžiagų, ką neša, yra naudinga tiek keratinocitams, epidermio ląstelėms, tiek fibroblastams, tiek Langerhanso ląstelėms, ir tai yra sveikatinimo medžiagos. Ir mes pasirenkam egzosomas prie dermošotų tuo tikslu, jeigu norim pastiprinti odą, sumažinti jos jautrumą, jeigu turim pažeistą barjerą, šituo sezonu iš tikrųjų yra labai gerai, pastiprinti atsparumą odos iš principo. Tai egzosomų labai geras yra poveikis, pradedant net procedūrų kursą, ko gero labiausiai tai ir prašosi to, kad stiprinam odą, jeigu tai bus ir su rūgštiniam procedūrom ir kažkokias problemas sprendžiam, tai mums bus pagalba būtent dadedant egzosomų pastiprinti odą ir jos regeneraciją, atsistatymą. Taip. Tai Silvert Med linijoje egzosomos yra goji uogų. Goji uogos labai pasižymi stipriu antioksidaciniu poveikiu ir regeneraciniu poveikiu. Tai viską, ką ir kalbėjom, jeigu pajautrinta oda, pažeistos ląstelės, tai stiprus antioksidacinis poveikis, regeneracinis poveikis, tas, ko mums reikia iš šito. Tai pasirinktos, šiaip egzosomų poveikis gali skirtis nuo tipažo, kokios kilmės yra. Nes vienos gali labiau stimuliuoti keramidų gamybą, kitos labiau bus regeneracijai, antisenėjimui, atkūrimui odos. Kitos labiau, kada oda reaktyvi, jautri, reikia mums detoksikuoti antioksidacinio poveikio ir tokio gijimui. Tai būtent goja yra daugiau ta linkme, jeigu oda turi ir ląstelės pažeidimo, jautrumo, reikia tokio regeneracinio, atstatančio, antioksidacinio poveikio, gijimo odos. Ir be abejo aktyvina ir kitas ląsteles, tai yra fibroblastus, kurie gamina struktūrinius baltymus, tai kolageną, elastiną ir hialurono sintezę irgi aktyvina. Tai platus poveikis, bet šiaip specifiškai goji yra daugiau dėl regeneracinių procesų ir gijimui odos. Ir gavęs apdovanojimą 25 metais šitas kaip aktyvusis ingredientas, tai aš jau įrodžiau, kaip tai atrodo. Tai yra 1 mililitro ampulės, kurios keliaus į kiekvieną, gali būti prijungiamos kiekvienoje procedūroje, kiekvienai indikacijai, kaip papildomas poveikis, kokias naudas ir duos egzosomos. Tai egzosomų paprastai kompleksuose yra labai daug, nes jos labai mažos. Tai čia matuojama yra milijardais, daug nulių. Kiek jų iš tikrųjų yra, mes nežinom, tai suskaičiuoti negalim, pasitikim, ką pateikia, kokias informacijas medžiagų gamintojai. Tai labai aktyvus, sakykime, kompleksas. Ką pradžioje minėjau, kad visų ampulių, ar tai bus dermošotai ar egzosomos, jos biologiškai atitinka, yra sterilios vienas momentas ir pH yra 7–7,5, tai reiškia gilesniam sluoksnyje jos tinkamos įvesti į gilesnį sluoksnį, netgi ir nurodo technikas kaip napažą, injekcinės procedūras, aš nepraktikavau, nežinau, nebandžiau. Fusionas injekciniam procedūrom, mano akimis žiūrint, kur galiu 100% pasitikėti. Bet šitas gamintojas, šitas ampulės nurodo kaip steriles, pagal pH atitinka plazmos pH, 7–7,5 gali būti ne tik kaip kosmetinis produktas užtepamas, bet ir įvedamas giliau, ką mes ir darysim su aparato pagalba, su dermalet aparatu, kuris, kaip sakiau, gylio turi ir daugiau negu 1 milimetrą, tai be abejo pasiekiam dermos sluoksnį, jeigu padarysim gylio daugiau 1,5 yra galimybė, tai jau ir gilesnis vidurinis dermos sluoksnis. Tai sterilios ampulės atitinka biologiškai
fiziologiškai poreikius, kokie turėtų būti, kad galėtų būti toleruojamos, priimamos ir į gilesnį sluoksnį, negu tik tai kaip užtepimas išorinis. 4 dermašotai. Drėkinimui ir su biomimetiniais peptidais, priešraukšlinis vitaminas A retinolis ir vitaminas C, stipresnis liftingui su DMA ir pigmentacija, fotosenėjimas, gali būti rodais su kapiliarais, nes traneksamo rūgštis gerai veikia ir kapiliarus. Tai bus traneksaminis dermašotas, vadina kaip depigmentacijai. Konkrečiau apie kiekvieną, kokios ir veikliosios medžiagos, kokiais procentais sudėjau. Tai pirmas toks iš universaliausių, kada trūksta drėgmės ir tuo sezonu labai tinkama odai su dehidratacija, jeigu dadėsim egzosomų dėl pažeisto barjero, tai toks labai universalus su biomimetiniais peptidais, tai tiesiog aprūpina ląsteles amino rūgštimis, tai būtų hialurono ir peptidų dermašotas, kuriame yra ir niacinamido 3%, glutationo, irgi yra gliutaminė rūgštis, tai yra amino rūgščių keletas kompleksas, vitaminas B6, silicis, tai yra toks visai tikrai labai sudėties ir didelis procentas niacinamido, 3% tai yra gana nemažai. Tai pagal savo sąstatą tai ir tinka ir probleminiai odai. Atviros poros, mišri riebi oda, polinkis į sudirgimą, uždegimą, kartu ir mes drėgmę duodam odai, jeigu dadedam egzosomų, tai turim gijimo procesą. Tai vienas, sakau, iš tokių universaliausių kokteilių, nespecifiškai kažkokiam amžiui, bet tiesiog odos per drėgmę, subalansavimą ir jeigu dirgli, raminti, taip sakykime, odą ir ją atstatyti. Tai būtų hialuronas ir peptidai. Kur? 0,025? Nu, nežinau, tiek nurodo, tiek įdėta, pagrindinės medžiagos eina kitos. Aš, žinokit, jūs, kai jau įdėsite egzosomų, kas yra peptidai? Amino rūgštys. Jeigu įdėsite egzosomų, jūs gausit tų baltymų amino rūgščių jau ir iš egzosomų. Tai matyt gal ir su ta mintimi, sunku pasakyti, bet matyt veikia. Čia po nuotraukos iš Latvijoje seminaro turėjom, tai sako, prieš geriau atrodo kai kuriuose, tai noriu pasakyti, kad labai tikrai natūralus efektas, ką ir įžangoje sakiau, bet galima matyti skirtumus prieš ir po įsižiūrėjus, tai tikrai matosi, aš sakyčiau, ko gero apatinė, būtent ta dalis tokia lyg ir labiau patempta, toks matosi odos šviesumas jo irgi, bet ir kaklo zona, nežinau, kiek jums ant ekrano matosi, kad kažkiek, bet tai yra natūralus toks efektas, neįvardina, kiek čia tų procedūrų padaryta. Sunku man čia įvertinti, po kiek ir kaip, bet be abejo efektas matosi, kad ir ne stipriai, bet tai aš ir sakau, čia iš principo tai yra aktyvinimas regeneracijos, tai nėra užpildymas kažkiek, ir jeigu jau yra pokyčiai nuo to biologinio suaktyvinimo, tai yra labai gerai. Žingsnis po žingsnio stumėmės į priekį, ką mes ten toliau darom, rūgštis jungiam ir panašiai, aparatus. Aš čia nepaminėjau, kad gamintojas rekomenduoja, kad prie mikroadatinių ir kada naudojam šito tipo procedūras atliekam, kad visai gerai prijungti radio dažnį tarpuose ir kitas aparatinės procedūras, kurios turėtų savo gilesnį poveikį, jeigu ten, nežinau, pas save naudoja. Tai nereiškia, kad kai kokteilį naudojat, kad tarpuose tarp vizitų galite įjungti kitas technologijas, IPL, HIFU, radio dažnį ar kitas procedūras.
Tai jo, efektas prieš ir po su hialuroniniu peptidu niacinamido šituo kokteiliu. Antras dermašotas yra organinis silicis ir DMA. DMA gana nemažai, čia jau sakykime 2,5%, silicio 5%. Bet reikia nepamiršti, kad prie šitų komponentų mes vėlgi įdėsime egzosomų, kur turės labai aktyvų kompleksą, grupę aktyvių medžiagų ir praplėsim tą poveikį. Tai čia akcentuojasi į liftingo efektą. Organinis silicis, aišku, ir drėkina, bet tai yra tarpląsteliniai matricai, baltymams struktūriniams, kolagenui, elastinui, organinis silicis tam dermos tvirtumui, stangrumui, pakelimui. DMA taip pat liftingas ir gilesnis toks stangrinimas, nes duoda impulsą raumenims per receptorius, žodžiu, skatina išsiskyrimą acetilcholino ir kad patektų ant raumens receptorių, turėtų tokį raumenų tonusui poveikį. DMA ir ląstelių membranas apsaugo, turi poveikį tokį. Tai, bet šiaip kaip jau ingredientas DMA yra vyresniai odai. Įvardinti sunku, bet sakykime, ne mažiau 40 plus, 5 plus į tą pusę. Tai nėra jauno žmogaus kaip ingredientas, nes jau ir orientuota į tą gilesnį veikimą, kada ir keičiasi raumenų tonusas, kad juos inervuoti, gauti tą dirginimą ir šiek tiek gilesnį stangrumą išgauti. Tai efektas, koks šituo kokteiliu yra, tai man asmeniškai matosi šita vieta, skruostų. Čia pakankamai jaunas, būtent irgi žmogus, 44 metų yra, tai skruostukai tokie pilnesni, o čia tos raukšlės mažesnės. Didelio tokio irgi drastiško, sakau, skirtumo ir nėra, bet šiaip jeigu sąžiningai fotografuoti prieš po, tai taip ir dažniausiai yra, kad nieko tu ten daug labai pokyčio nepadarysi. Man kartais norisi po kai kuriom nuotraukom pakomentuoti kai kurių specialistų, kai spalvas paryškina, patamsina, čia melsva, čia pačios suprantat kaip ir tada nusiniveliuoja tas ir aukšlių gylis ir panašiai, tai jeigu taip jau yra, aš įvardinčiau, bet aš filmuoju, tai neįvardinsiu. Ir labai žinoma, ir labai dirba su rožinė, ir visos rožinės yra spalvų žaismas, tai taip, kad negaliu net žiūrėti. Taip, tai čia akivaizdus pavyzdys, kai tiesiog problema neišsisprendė, netgi matosi, bet per spalvas. Bet jūs savo nuotraukos? Kaip? Bet jūs savo nuotraukos? Ai, būna, kad gal ir ne savo. Tai jo, tai šiaip jeigu tai pasižiūrėti, aišku, ir turi ir būti padėtis, tas fotografavimas, bet čia kaip ir viskas gerai, aš nesikabinėjau, bet tiesiog mes čia, sakau, kai Rygoje turėjom seminarą, tai sėdėjau, tai kur čia tas efektas, aš žiūriu, tai aš matau to efekto ir ypač, sakau, labiau gal skruostų šitos vietos ir pats, kaip čia, tas įkritimas toks yra truputį skruostų pakelimas. Beje, šito kokteilio yra paskirtis daugiau liftingas ir ta apimtis. Tai toks tas ir matosi pagerėjimas odoje. Bet čia neparašyta kokie? Ne, nėra tokios informacijos iš gamintojo. Taip, įvedimas su dermalet aparatu kokteilio. Galima šitos kokteilius aparatą, tarkim, įvedinėti? Tik su elektroporacija, faktas, aišku, galit. Tik nežinau, kiek to slydimo gausis. Jie pakankamai tokie skysti ir dauguma, vienas tik tai yra su hialuronu, reiktų susigalvoti tą. Egzosomos jos irgi skystos. Tai bet ką jūs galit. Čia kur ta egzosomos dingo, subėgo į galą. Skystokos, jos šiek tiek gal to slydimo yra, bet čia irgi ne visada turi būti slydimas, bet žiūrint priklauso nuo aparato. Tai aš asmeniškai su elektroporacija nieko papildomai nemaišydavau, nes jeigu darau ir nesistengiu ten dirbti 15, minučių.
Kiek susiveda kokteilis, tai tiek, jeigu ten 5, 10 minučių, bet lašinį po lašiuką, o ne viską išpili. Tai jeigu tai pažaidžiant, po to jeigu ką, galima kokio gelio tipo kaukę ir tada ant jos dar įvedimą, tai tada skvarba dar produktas viduje, dar dirbam aparatu ir dar įvedimas vyksta. Trečias dermašotas yra vitaminai 2, retinolis ir vitaminas C. Abu yra vediniai, kaip čia pavadinti, ne ypatingai dirglus odai, saugus. Tai yra vitamino C, tai natrio askorbatas vedinys, o retinolis retinilpalmitatas. Tai aš retinolių, kada seminare kalbėjau apie visas formas, bet kokią paėmus retinolio formą, apart augalinę gal bakučiolį, bet šiaip irgi jisai vis dėlto poveikį duoda. Bet tie sintetiniai retinoliai su savo forma, ar tai bus retinoidinė rūgštis, retinolis, retinilpalmitatas, jie po to konvertuojasi odoje, keičiasi į aktyvią formą, tik tai momentinis išorinis, apsisaugom nuo išorinio tokio dirginimo, kad neįvyktų labai epidermija poveikis aktyvus retinolio. Ir negautume tokio šerpetojimo, sausumo, sudirgimo ir uždėlstas veikimas būtų toks truputėlį. Tai pliusų yra, tai Fusiono kokteiliuose irgi vitaminas A yra vedinys, nėra kad ten retinolis. Retinolis yra namų serumuose, šiaip galima atkreipti tas retinolio formas, tai čia noriu akcentuoti, kad yra vedinys švelnesnis tuo momentu, bet po to aktyvumą turim jau kada keičiasi viduje odoje į kitas formas retinolis. Va, tai yra, yra gerai, kad tai yra vedinys, juolab, kad jeigu mūsų procedūra bus pažeidžianti, visas kiekis procentaliai, ten 90-80% produkto įsiveda ir dar kartu elektroporacija veikia, tai negalim labai aktyvaus, ko gero, retinolio, nesakau, kokteiliuose ir Fusiono gamintojo yra ne retinolis, o retinolio vedinys, jeigu jau kaip kokteiliuose, kada mes prašaunam išorinį barjerą ir iš karto patenkam į gilesnį sluoksnį. Tai va, tai procentai nėra dideli, vėlgi tai yra gerai, nes mūsų pats metodas yra pakankamai aktyvus, tai ne visada procedūrose efektyvumas priklausys nuo medžiagų procento kiekio. Tai čia tas pats galioja ir rūgštims. Ar mums reikia labai aktyvaus išorinio poveikio, ar stimuliuojančio regeneraciją, ko mes norim iš procedūrų. Tai šitas kompleksas, jis irgi yra skirtas procesams aktyvinti, ne kažkam ten atsinaujinti, nusilupti ir panašiai. Tai yra pakankamas kiekis antioksidaciniam poveikiu, ką duoda C vitaminas. Ir retinolis 0,3, tai vis dėlto netgi ir nėra mažai, tai irgi pasiliks odoje, juolab ir tas, sakau, ilgesnis veikimas. Ir čia mes dar galim dadėti egzosomų. C vitamino jau ko gero nebereikia dadėti, tai variantas būtent su vitamininiu yra egzosomų dadėjimas, jeigu iš mažyčių ampulių, arba gryną naudoti, toks koks yra, nes nėra būtina šituos ir dėti. Tai rezultatas prieš po pasirinktas modelis vyresnė oda negu prieš tai buvę, čia 57 metų amžiaus. Tai kur čia tas poveikis matosi, ką jūs matot? Kaktoj, man irgi taip atrodo, kaktos tos raukšlės, tai čia iš tikrųjų pasirinktas labai tokia oda pakritusi, padribusi, man kaklas matosi, ypač va šitos, toks čia gilios raukšlės, aišku, gal čia irgi nuo nuotraukos padėties ar labiau patemsinu, bet atrodo plius minus panašiai, bet kaklo va šita va duobutė, irgi jeigu čia daugiau raukšlėta, tai tokia patemta. Tai ko norėti iš tokio komplekso, tai yra stimuliuojantis tokie aktyvūs vitaminai. Ir kokį poveikį mikrodatinė, aišku, turėtų sukurti kolageno gamybą, mikrodūriais, pažeidimu. Tai va, tai kaklo dekolte tikrai matosi poveikis, pilnesnis gal skruostų ir pakių tokia oda.
Traneksaminis dermašotas nurodo kaip pigmentacijai, bet aišku, pagal savo ingredientus, traneksamo rūgštis plačiau veikia, tai yra gerai su kapiliarais tokiai odai, ne tik pigmentacijai, norim raudonį mažinti. Tai čia šalutinai prie traneksamo kaip poveikis eina lygiai grečiai ir pigmentacijai, ir kapiliaram prieš raudonį. Glutatijonas, karnozinas, aš specialiai pasirašiau, kaip juos detalizuoti, tai yra amino rūgštys, tai jeigu jas jau išskirstyti, glutatijoną ir karnoziną, tai būtų iš viso papildomai 5 amino rūgštys. Cisteinas, glicinas, glutamo rūgštis, alaninas ir histidinas, tai yra tiesiog, kiekvienas tas ingredientas, aš tai irgi, žinokit, ne biochemikė ir tų pavadinimų, kitą kartą ruošiantis seminarui, ką čia gero pasakyti, tai reikia pasiskaityti, kaip išskirstyti tuos pavadinimus į kažką. Tai čia yra pakankamai irgi toksai geras mišinys aktyviųjų komponentų. Iš visų 4 nežinau, ką išskirti, aš sau bandžiusi retinolį, sau bandžiusi tą vitamininį ir peptidinį. Visų dar nepabandžiau, bet šiaip kaip specialistų žiūrint, su kokiais jūs klientais dirbate. Man atrodo patrauklus būtent traneksamo, pats pirmas, hialuronas ir peptidai. Šitie gal 2 labiausiai išskirčiau iš visų šitų 4, jeigu. Tai, kaip sakėm, universalus su peptidais, su niacinamidu mėlyna dėžutė, traneksamos su amino rūgštimis, vyresnė odai DMA silicis liftingui ir retinolinis su C vitaminu. Tiek tų variantų, bet į juos mes galim įdėti egzosomas ir į tuos, kur be C vitamino, įdėti C vitamino. Poveikis būtent traneksaminio dermašoto prieš ir po. Kiek pigmentacija pamažės, su pigmentacija reikia laiko ir ilgo laiko, kiek sureguliuoti pavyksta melanocitų veiklą, kad išaugtų tas sluoksnis odos nešvarus pasikeistų į švarų. Tai viskas dar priklauso, kiek mes sureguliuojam melanocitus, kokia namų priežiūra, tai su pigmentacija sunkiau, sakykime, gal ten dirbti. Bet čia vėlgi man, gal sakyčiau, matosi šitos zonos, labai gražiai toks putlumas pakio, link smilkinio, skruostikauliai šitos zonos yra. Tai traneksaminis dermašotas. Ir ampulių pavidalio, ne buteliukas, yra vitaminas C 20%, irgi tai yra vedinys, ne askorbo rūgštis, o stabilizuota, tai vitamino C forma, didelių procentų, 20%. Ar gryną naudoti, čia jau įmanoma, čia, sakau, man atrodo, yra po 2 mililitrus. Ant dėžutės keista, čia nerašo, iš kurio galo ieškoti. Ant egzosomų, irgi nerašo. Žodžiu, sako, čia daug produktų yra, užteks jums. Tai jo, bet C vitamino, jeigu 2 ml, tai jau galėtų būti dozė ir kaip vienkartinė, bet gal norisi irgi praplėsto to poveikio. Tai C vitaminą pirmiausiai rekomenduojama maišyti su egzosomom. Tai tada jau ir nelieka buteliuko, 2 ml plus 1 ml egzosomų, 3 ml, veidas, kaklas, kiek čia ant to dekolte išskirstyti pavyks. Tai 3 ml, tas, sakykime, toks vidutinis variantas turėtų su kaklu tikrai užtekti veidui. O šiaip vitaminą C galima įdėti į tuos, kuriuos ir aptarėm, kur nėra vitamino C. Tai ir į hialuroninį su peptidais, jeigu norim, ir į traneksaminį, jeigu reikėtų. Ir kokį tada poveikį gaunam, vitaminas C atneša savo naudas. Pirma, tai yra stiprus antioksidantas, skaistumo, gyvybingumo odai, tiesiogiai gal pigmentacijai tokio nėra taip poveikio, bet taip šviesina ir odą kiek.
kolageno gamybai, tai yra būtų, gal sakyčiau, fotosenėjimo ir pavargusiai odai. Struktūra gera, mišri riebi oda, jauna oda, bet norim tokio kaip šviežumo, atsinaujinimo, spalvos odai. Tai vitamino C galėtų būti variantas vietoje egzosomui, kai kuriuos įsimaišyti. Ir po 54 metų amžiaus modelis, kaktos sritis, raukšlės toks, pakių vėlgi toks tinklas smulkių raukšlių, lyg pilnesnis skruostas. Bendras toks odos ir spalva tokio yra ir tonusas, ir spalva. Priėjom prie aparato. Kalbant apie aparatą, galbūt yra kas nors, kas jau ir įsigyja, nes nemažai iš tikrųjų pas mus jų jau nupirko ir nelaukia. Ir vat jeigu irgi toks bręsta reikalas, kad reikia atsinaujinti, mezopenai nėra naujiena, tikrai su mikrodatiniam procedūrom mes asmeniškai Fusionas pradėjo po dermarolerių, ko gero 12 metais. Tai jau 13 metų mezopenai ir nieko tai labai kažkaip tai jau įprasta yra ir protokolus atidirbę ir žinom ir pasitikim ir nebėra šitų baimių. Bet jeigu šiandienai jau reikėtų rinktis, kokį aparatą rinktis, nežinau, ko dar rinkoje rasit, bet tokių, kokių mes turėjom iš Fusiono, šiandienai mes turim klinikierą su gyliu iki 2,5 netgi. Tai šitų nemažai yra parduotų, bet rinkoje tokių panašių yra ir Silverto toks buvo, bet gylis tik tai vieno, tai mes dėl to ir pasirinkę iš klinikiero MyLithium aparatą, dėl to, kad čia yra gylio iki 2,5. Ir tai yra tik tai mikrodatinė ir šiaip viskas yra labai gerai, jeigu mums procedūroje reikia mikrodatinės, bet aš jau užsiminiau, kad šitas aparatas dermaledas, jisai atlieka mikrodatinę ir kartu turi dar du tokius fizikinius poveikius. Tai LED, intensyvios šviesos bangas, nes tai yra bangos spinduliuotė, ne tai, kad tik lemputė. Mes matom šviesą, spalvą, bet tai yra elektromagnetinės bangos su savo poveikiu. Bangų ilgis, tai yra raudona ir mėlyna, dirbant ant odos. Nieko arba mėlyna, nežinau, kiek čia matosi. Ir fototerapija. Fototerapija, elektroporacija. Elektroporacija reguliuojasi 3 lygiais, aš jums čia leisiu, jį pasiminkit. Pasižiūrėti, čia kartridžas neuždėtas. Galiu aš pakeisti, iš tikrųjų, čia gaubtelis tik tai buvo, kad pažiūrėt, kaip adatėlės dirba. Uždėsiu ekspozicinę galvutę ir galėsit pažaisti. Jungimas, išjungimas palaikant, persijungia režimai, tą galit norit pažiūrėti galvutę, kaip atrodo. Tai kas šitame aparate, kokie metodai, tai kaip ir kalbėjau, yra 3. Tai yra mikrodatinė, elektroporacija ir fototerapija, mėlyna arba raudona šviesos bangos. Be abejo, mikrodatinės terapijos aparatai turi turėti reguliuoti greitį, intensyvumas, nes jeigu mums procedūroje reikia daug dūrių, tai turim per trumpą laiką ir padaryti maksimumą daug. Jeigu yra keli lygiai greičio, čia berods yra kiek 4 ar 5? Gal 4 ar 5, nežinau, dabar nepamenu. Jo, tai renkamės greičiausią lygį, kur reikėtų mažiau, ko gero, jeigu struktūra, kur epidermio plonesnė apie akis, galim ir susilėtinti greitį. Bet bendram plote, kur specifiškai nereikia taupyti, derinti, mažinti dūrių, tai daro maksimaliai ant greičiausio režimo, tai yra tada ir žmogui komfortiškiau. Lėčiau dirbantis aparatas gali truputėlį ir kabinti odą, jeigu gylio daugiau. Kitas momentas, labiau ir juntama, kad retesni tie dūriai. Pakankamai aišku, labai daug dūrių ir per sekundę greitai, bet kuo greičiau, tuo ir komfortiškiau, o be to mums sutrumpina laiką, kiek mes tuo aparatu ir dirbsime. Nes mums reikia pasiekti reakciją, paraudimą,
iš procedūros, vieniem aišku anksčiau vėliau, bet mes tuo momentu matom, kad reaguoja, kad yra paraudimas procedūroje nuo dūrių. Kažkiek ir kraujo pasirodė, tai reiškia, mes pasiekėm tą lygį, kad jau bent jau praeinam epidermiją, pasiekėm paviršinę dermą. Kraujo procedūroje gali pasirodyti, o jeigu kalbam apie randus, tai specialiai darysim tada, jeigu jis turi 1,5 gylio, tai reguliuosim gylį iki daugiau negu 1 mm ir galim ir 1,5 pridėjimo principų randuose, tai tikrai ir kraujo ir daugiau gali pasirodyti. Elektroporacija reguliuojasi 3 lygiais. 3 lygis yra pakankamai intensyvus, priklauso nuo žmogaus. Aš asmeniškai veide 3 galiu, bet kakta jau nebekomfortiška. Tai nereikia, manau, maksimalaus, reikia žiūrėti, atsižvelgti žmogų, kiek jaučia. Jeigu pradedam nuo mažiau, 1, 2, šiaip gal nuo 2, vidutinį variantą iš 3 pasirinkus būtų logiška, kad ar jaučia ar nejaučia. Jeigu nejaučia, galim pabandyti padidinti, bet kur daugiau yra nervų, prie antakių, kakta jau gali dirginti toksai. Nėra, kad kratytų elektra, toks pojūtis, tu jauti lyg trūkčioje, lyg kažkoks dilgčioje, va toks, kad gal galėtų būti ir švelniau. Tai tokiuose zonose, kur ir kaulas arčiau, kaip mes ir gylio mažiau, tai taip galim ir šito elektroporacijos susimažinti intensyvumą. Elektroporacija veikia elektra. Ir būtent kartridžai šito aparato, čia turiu dar kitus, jeigu jūs irgi nuimsit galvutę arba galiu kitą iš kito galo paleisti, turi kasetės metalinę plokštelę. Ir aparatas pats, kai nuimam angalį, turi 2 prisijungimo metaliukus tokius. Tai kas gaunasi, kad kai įstatom kasetę, įvyksta kontaktas aparato su kartridžu į šitą plokštelę, elektra išeina ir grįžta, nes elektros veikimas, jūs žinot, kad arba turi turėti tada aparatas elektrodą, kažkaip turi suvaikščioti ratu grandinę. Tai šičia įvyksta elektroporacija iš aparato ir grįžta, žmogui elektrodas nesideda. Ir tai irgi labai yra gerai, nes veikia elektroporacija vietiškai. Kažkiek kūnas taip gaus elektros, bet tai nebus labai taip jau ir intensyvu, kai būtų, tarkim, kitus mes elektroporacijos ir fusiono buvo aparatai, dėdavom elektrodą, pavyzdžiui, po mentim, arba ten rankoje reikėtų laikyti, ar būdavo tokia apyrankė. Šiaip aš visada siūlydavau dėti po nugarą, mažiau jautru negu kažkur rankoje, geras kontaktas. Tai čia nieko dėti nereikia, nei žmogaus prilietinėti, kad susidarytų ratas. Išeina per vieną prisijungimą, kaip čia kontaktą, ir grįžta per kitą. Adatėlės, šitaip išstūmiau, galite, jeigu pas ką yra, galima čia pastumti, kurios vaikšto. Adatėlės jos yra metalinės, žinoma. Tai per šitą plokštelę dūrio metu mes įdūrėm į odą elektroporaciją. Čia ir yra viskas. Elektroporacija įvyksta viduje. Tai nėra elektroporacija išorinė, kur mes, tarkim, dirbam su aparatu, kuris nepažeidžia odos, tiesiog yra plokščias koks angalis, ar burbuliukai, ar ten boleliai ir vyksta perdavimas bangų ir vyksta elektroporavimas. Čia įvyksta elektroporacija tada, kai yra dūriai, adatėlės kontaktuoja su oda arba įlindę jau į odą. Padaryti šituo aparatu tik elektroporacijos neįmanoma. Todėl, kad nėra kaip kitaip, elektra persiduoda per adatėlės. Ko mes neturim ir neturiu ir norėjau ir gamintojas neturėjo, bet ant šito aparato dedasi kartridžai ir kiti nano. Tai jeigu kai jau bus nano, tada galima, iš principo galima sakyti, kad jau turėsim ir praktiškai tik elektroporaciją. Nes nano kartridžas bus metalinė plokštelė, kas mums ir įprasta, žinot, kaip tai atrodo, kad ir kažkiek dirgina tą epidermį, bet tai nėra dūriai, visai kitoks ir darbas. Jie nano kartridžą rekomenduoja, tai ką mes ir per fusiono exceptiono seminarus kalbam, prie rūgščių.
pilingo etape. Galima ir tik kokteilio įvedimui, bet procedūrose pagal protokolą, tai kad jeigu mes norim aktyvesnės procedūros, su nano kartridžu jis toks pat, tik tai ant dėžutės, beje, čia vat ir yra nupiešti, parduodam kartridžus tik dėžutėn, dėžutėje 10. Tai 2 tipų kasetės, tokios pat, tik tai vienur adatėlės vaikšto, kitur bus ta tokia plokštelė nano. Tai kiek adatėlių? 25. 5 ant 5 galima suskaičiuoti, tokia kvadratinė, 25 adatos. Kaip? Nėra daugiau ar mažiau? Ne, 25 arba nano. Gal ateityje ir kas nors keisis, bet 25 pats tas. Šiaip lyginant su kitais kartridžais, pavyzdžiui, jeigu kas dirbat, kaip su šituo aparatu yra mėlynos, tai jos yra aštresnės, šiek tiek retesni, didesnis skaičius negu, tarkim, būtų, kaip čia pavadinti, prie šitų yra 12 ir 36, čia 25. Tai išdėstymas adatų 25 šitų nėra kaip 36, kad labai tankiai ir bus čia per švelniai. Čia aš noriu pasakyti, kad pakankamai aštru, todėl kad adatos yra, kokių 2 mm atstumu. Kuo rečiau adatos, tuo geriau duria yra aštriau, nes mes šitam aparatui turim ir 9 adatų. Tai ir jaučiasi jautriau, skausmingiau, turi pradurti gana, taip sakykime, kokybiškai odą. Tai va, šitam aparatui yra kasetės 2 tipų, bet sakau, mes iki seminaro nespėjom gauti, bandžiau iš Lenkų dar užsakyti, bet jie nieko ir neatsakė, nes gamintojas sako, pabandykit gal užsakyti pas kitą distributorių. Šiuo momentu jie ir neturi, bet ateityje turėtų būti, jeigu būtų aktualu ir nano. Tai va, jeigu turime nano kartridžą, kai bus, tai tai tada mes galim visiškai ir kitais judesiais dirbti, pažeidimo nėra ir bus iš principo paviršinis epidermio dirginimas nedidelis, dūrių į dermą nėra, gijimo tokio po procedūros kaip ir nereikia, kaip po mikrodatinės, dėl to galim daryti dažnesnius vizitus. Ir norint kartą į savaitę kombinuoti su mikrodatinė, tai tarkim viena tokia mikrodatinė plus su nano 2 vizitai. Jeigu mums reikia dažnumo maždaug kas savaitę, kas 10 dienų. Tai tikriausiai šitos vietos pasakiau. Kasetės, gylis reguliuojasi iki 1,5 arba daugiau, fototerapija, elektroporacija. Elektroporacijos, kaip sakiau, atskirai nelabai, nebent su nano kartridžu, kai jis bus. Bet mikroadatinę be elektroporacijos jūs galite daryti. Tiesiog neįjungia to režimo, jeigu jūs nenorėtumėt, jautru, arba tarkim dėl elektros poveikio, kad ir jis yra vietinis, bet aš nenoriu elektros poveikio, tai tada ir neįjungiu elektroporacijos. Lygiai taip pat ir fototerapijos, jeigu norit neįjungiat, bet tai čia, manau, yra vis tiek nauda. Tai gali būti raudona arba mėlyna šviesa. Bet tikslas be abejo šito aparato yra mikroadatinė pirmoji vietoje, tai yra didžiausia nauda. Įvedam medžiagas į gylį, koks dūris, tai tokį gylį ir pasieks mūsų pilamas ant odos mišinys dermašoto egzosomų. Mikroadatinė savo dūriai sukuria, aktyvina procesus, regeneraciją, fibroblastus aktyvina ir pokytis vien jau nuo pažeidimo. Mikroadatinė savo dūriais atnaujina epidermį, greičiau oda pasikeičia, nes mes labai aktyviai suardom išorinį sluoksnį ir mes turim greitesnį atsinaujinimo procesą, dėl ko ir perspėti klientą, kad gali būti po procedūros šerpetojimas, todėl kad mes suardėm struktūrą odos. Tai va, visas tas pokytis yra didžiulė nauda vien jau iš mikroadatinės. O ką iš medžiagų pasirinksit, tai ką kalbėjau. Medžiagas galite ir kitų gamintojų rinktis, be abejo, neprisirišant prie aparato. Kalbant apie protokolą. Protokolas šitos procedūros
Jūs įsivertinsit, kaip jums atrodo, aš pasakysiu savo nuomonę, kurioje vietoje aš stringu ir man nepraeina šitas protokolas. Bet pradedant odos paruošimu, tai jo, kaip ir rekomenduoja, kuo nuplausit, demakiažas, prausikliai, atitinkantis odos tipą, būklę, ko reikėtų, yra universalu šitoj linijoje putos, susimaišo, priskiriama kaip prie riebios odos, mišrios odos, bet toksai truputį turintis aliejų lik savyje, toksai kaip vadina jie geliu, bet aš įžvelgiu ten truputį ir kaip ir riebumo tokia yra, bet gražiai užsimaišo irgi putos. Universalus prausiklis tinka ir sausai jautri odai arba kažką ir kitą naudotumėt. Antra fazė – peelingas, šiaip peelingų yra 2 variantai, tai sakau pagal tipą, bet šiaip tokių peelingų buteliukuose be neutralizacijos yra 3 variantai, visi su migdolinė rūgštimi ir procentas iki 10%. Tai pas mane konkrečiai po 5 migdolų ir lakto, yra 8 migdolų 2 salicilo ir yra su gliukoliu. Migdolų 6, gliukolio berods 4. Tai čia paprastesni, aš daugiau išsiplėsiu ir pakalbėsiu apie peelingus, kurie reikalauja ir neutralizavimo, tai yra 2 variantai. Šitų? Iš stiklinių šitų? Galima gal ir neneutralizuoti, nėra jie ten kažkokie labai... O kaip rezultatai? Šitie? Bet va čia galbūt dėl to ir aš nepastebėjau, kad sunkiai nusiplautų. Gal dėl to neutralizavimas... Jo. Nepastebėjau, kad kažkas tokio labai būtų. Nu, bet tai aš pradėkim nuo to, kad kada jau atsirado šitos rūgštys, aš jau kabinete nedirbu. Tai negaliu labai pasakyti, kad labai daug ten būtų daryta, bet seminaruose tikrai dariusi, savo dariusi, tikrai nepastebėjau, kad kažkaip būtų kitai. Tai taip, nu va, jo ir konsistencija tokia, tirštokoka. Jo. Tai va, nusiplovę odą, mes galim atlikti rūgštis, nenorint rūgščių, nežinau, jautri oda ar kažkas tokio kito tipo galima pasirinkti peelingą, bet kalbant apie buteliukuose, kurie yra po 100 ml, va tokie, kaip ir čia va nuotraukoje, kurie be neutralizavimo, tai tikrai yra labai švelnus rūgštiniai peelingai, dėl to ir be neutralizavimo, kadangi čia yra pagal pH apie 3,5-3,8, tai pakankamai švelnus ir procentas bendras tik tai iki 10, po 2 rūgštis. Visi 3 variantai yra su migdolinė, bet yra, žodžiu, su salicilų migdolai, su pieno rūgštimi ir su gliukoliu anti-age'ui. Kiti variantai yra 2 rūgštys, to aš jas apkalbėsiu detaliau. Mintis, kodėl daromos rūgštys, tai kaip ir mes ir kituose seminaruose kalbam. Cheminis peelingas, rūgštis, tai nėra tik tai dėl peelingo efekto, tai irgi turi labai didelį ir platų veikimą su įvairiom indikacijom, kokiom tai bebūtų, bet ypač kokiai pigmentacijai, riebiai odai, kuri kemšasi, norim giliau išvalyti, su randais, norim irgi aktyvinti regeneraciją, senėjimui taip pat. Tai rūgštys turi savo didžiulę naudą procedūrose, tą mes ir darom, kalbant ir jeigu apie Exception Fusion protokolus, šito gamintojo abi linijas jungiam, tai Selverto protokole taip pat yra įjungiamos prie mikrodatinės ir rūgštys, peelingas. Pasirinkimo yra iš principo iš 5 variantų, 3 iš tokių šimtukų ir 2 mišiniai stipresnių peelingų. Trečia fazė yra aktyvioji su mikrodatinė, su elektroporacija, aparatinis įvedimas, egzosomų, tarkime, ir pasirinkto dermašoto, tai aktyviosios medžiagos ir aktyvus metodas įvedimui ir suaktyvinimui regeneracijai. Kaukės etape naudoja alginatą ir va šitoj vietoje man stringa jų alginatai. Ir aš nemanau, kad aš jį darysiu, todėl kad turiu
Ešenichija tai su ežiuolė, bet šiaip pasirinkta alginatinė kaukė gali būti, berods yra 6 variantai, yra ir drėkinanti jautri odai su C vitaminu, yra įvairių, bet jie visi yra spalvoti. Šitas alginatas yra rūžavas ir stipriai rūžavas, yra raudonas, yra juodas su anglim ir žalias. Tai pirmiausiai prie mikroadatinės man šitie, aišku, barjerą galima sudaryti įdėdami kremą, bet aš tiesiog manau, kad ir taip vat, ir per seminarą Latvijoje dariau, labai fainai gaunasi užbaigti procedūrą, dedant kaip kaukę iš karto sos kremą. Sos kremas neturi ir parfumo, šiaip konservantų aišku turės, bet jeigu jį parodyt, tai toks net jaučiasi gal pantenolio kvapas, kažkas tokio, minimali sudėtis, sos kremas klientinis skiriasi, aš aptarsiu ir profesionalus skiriasi, galima palyginti sudėtis ir kitas sudėtis. Profesionalus mažai ingredientų, bet tai yra raminantis barjero atstatymui ir čia galėtų būti tiesiog iš karto žingsnis po įvedimo. Tai būtų kremas, kurio nebereikės nuplauti, jis jau ir ramina, sudaro ir tą barjerą, odos atstatymo tokį dirbtinį, kaip kad nebeišleistų iš savęs oda nei vandens. Tai va, ir jeigu reikia, dedam SPF. SPF gali galbūt ir kitas, čia pas juos yra 90, aš turiu 50, galit kitų gamintojų, jeigu reikėtų pagal protokolą iš profesionalių, ten jeigu Exceptional, All Day Shieldas yra profesionalus. Va, tai va, šitame protokole aš sakau, man kažkaip vis tiek nepraeina alginatinė kaukė, aš žinau, kad alginatus yra kas naudoja prie mikroadatinės. Ir galite dėti, bet norėtųsi tada, kad jie būtų be dažiklių. Kuo natūralesni, paprastesni. Tai šitoj vietoje, jeigu taip jau norėtųsi alginatų, tai yra iš Technature, mes bent jau turim dabar ir kibiriukais populiariausius atsivežę, tai vat su mėlynėm yra kilogramo, maišaisi vandeniu. Privalumas šitų alginatų, tai jie tikrai yra faini, jie turi antrą fazę, maišosi ne vandeniu, o su kamieniniam augaliniam ląstelėm yra aktyvus gelis ir milteliai. Ir gaunasi tokia osmosinė aktyvi, kaip aktyvi, ne tai, kad šiaip, taip. Tai pasirinktinai ir čia ir įdėtas, manyčiau, jeigu jau iš Selverto labiausiai tiktų regeneracinė su ežiuolė, Ešenichija, bet sakau, rožinė ir yra. Taip. Nugi pažiūrim. Tikrai ne ežiuolė. Manau, kad dažo. Ingredientai. Bet čia bus abiejų. Peel off. Čia miltelių sudėtis, tai milteliai ir bus su spalva. Magnio oksidas. Tai va, spalvos bus CL, skaičiukas, trampampam 30. Ar tai bus kažkokios, sakykime, augalo ar dar ko, tai tikrai nemanau. Ir kodėl, tai nežinau. Gal kažkoks poreikis kitose šalyse ir kaip, bet mums per 12-14 metų dirbant su mikroadatinėm, daugiau netgi pradžioje voleliai, visada tas sterilus protokolas pagal Fusiono Smart Mixas man niekaip nesueina, būna su konservantais, sakau, klinikiero lakštinės yra labai gerai, nuramina prie mikroadatinės, bet bent jau tai yra maksimaliai švari iš tos pusės, kad nėra dažiklių, Tai aš sakau, čia jeigu norėtųsi alginato, alginatas yra gerai tam sandarumui, dar toliau, sakykime, tą okliuzyvinį poveikį sudaro, absorbcijai medžiagų, gerai nuramina, modeliuoja veidą. Bet tada pasirinkti iš kitų gamintojų, kad būtų švarus alginatas, bespalvis, baltas, kiek jau ten natūraliai, kiek gali turėti. Bet puikus būtų protokolas ir be šito žingsnio. Be alginatinės kaukės, gal tiek nenuramina, nenušaldo. Atšaldymo tokio nebūtų.
pakeisti ne kremų, o kaukių. Tai turi jie baziniai linijoje, kaukių turi ir čia galėtų būti irgi iš kreminių, bet nesinorėtų, kad nusiplautų. Manau, dėl to pasirinkimas yra alginatinė, kad nebūtų plovimo. Tai susisluoksniuoja labai gražiai ir šitas kremas, jeigu jo daug užtepė, jisai nesusivelia. Dalis gali būti kremų, kurie dalis absorbuojasi, dalis medžiagų lieka paviršių ir po to toks, jo kaip kaukės nepalaikysi. Ant šito tai gali sumasažuoti ir, tai jo gali tepti jau normaliai. Ir palikti odoj, ir jis parfumo neturi, kaip pažeistai odai, barjerui atstatyti, jisai ir regeneracijai, tai ir atstatymui odos. Ir SPF, toks protokolas. Kalbant apie peelingus, kurie yra tokie sudėtingesni, nebūtinai gal ir kaip ir sako praktikoje, neutralizuoja, bet pagal viską jau priklauso ir paruošime nuriebalinti ir neutralizuoti, yra 2 peelingai. Tai aš jums persiųsiu tiesiog su pačiom pakuotėm, pavyzdžiui, parodyti, kokie yra, nors aš ir tai parodysiu, yra 2 peelingai, mišiniai. Ir čia jau aktyviųjų medžiagų yra daugiau. Pirmasis daugiau yra antisenėjimui, šiaip ir antras veikia ir prieš senėjimą, ir odos atsinaujinimui, bet labiau orientuotas per antioksidacinį poveikį, nes sudėtyje yra ferulinė rūgštis, piruvinė rūgštis, gintaro rūgštis, yra 3 veikliosios medžiagos. Tai sukcininė, gintaro rūgštis, piruvinė ir ferulo rūgštis. Tai būtų daugiau orientuota į antioksidacinį poveikį, kolageno elastino apsaugą ir regeneraciją odos prieš odos senėjimą, koreguoja, aišku, raukšles per tą visą regeneraciją. Piruvinė rūgštis yra iš augalinės kilmės, tai labai suaktyvina kolageno elastino sintezę ir kartu ir apsaugą duoda. Tai šviesinimo turi, šiaip piruvinė daugiau kaip ingredientas būna terapinio poveikio, ne kiek tai, kad būtų pilinguojanti rūgštis. Ir mažos molekulinės masės patenka giliau, tai turi būtent galimybę stimuliuoti fibroblastus, gaminti kolageną elastiną ir turėti tokį intensyvesnį poveikį, šiaip aktyvi tokia kaip veiklioji medžiaga. Ferulas girdėtas tikrai kaip ferulinė rūgštis, irgi augalinės kilmės, gali būti skirtingai išgaunama, čia nurodo, kad alyvuogių ir uogų gervuogių, exceptiono nurodo, kad iš medžių žievės išgaunama, turi irgi labai stiprų raminantį ir antioksidacinį poveikį, šiek tiek veikia, kad ir odos atsinaujinimui, bet kaip tik skatina odos gijimo procesus, šviesina, gerai būtent jautriai pažeistai odai ir su pigmentacija, senėjimui, tai irgi labai geras komponentas, ir gintaro rūgštis. Gintaro rūgštis, irgi augalinė kilmė, nebūtinai iš gintaro, gali būti iš cukranendrių gaunama, kaip iš polisacharidų. O poveikis labai platus. Ir sebumo reguliavimas, atviros poros, norim įtempimo viršutiniam sluoksnyje lygesnio reljefo, norim spalvos, turim odos jautrumą, į rožinę linkusią odą ir odos senėjimui. Tai yra gintaro rūgštis, procentų neužakcentavau, 3% gintaro rūgšties, piruvinės 18 ir ferulo 4. pH šito peelingo 3, stipresni negu anie yra, bet vis tiek pagal savo tą cheminės savybės nėra kažkoks toks labai agresyvus, mes žinom, yra ir stipresnių. Tai kaip ir sakė, kad neneutralizuoja, žiūrint koks tipas procedūros, bet jeigu kalbam apie prijungimą prie mikroadatinės, tai jau reikėtų neutralizuoti ir nuplauti, norėtųsi.
Todėl, kad nežinom, kaip mūsų medžiagos, būtent ar tos pačios egzosomos, tada aš čia labiau matyčiau egzosomų susiardymo tą konfliktą, jeigu odoje yra rūgštys. Tai reiktų bent jau išoriškai, kiek įmanoma, ir pasiekiant gilesnį sluoksnį, neutralizuoti pylingą, atlikti pylingo dalį procedūroje, o tada tik tai aktyviuosius komponentus, kaip peptidus, ten amino rūgštis ir visa kita, kas yra iš ampulių, iš kokteilių įvedinėti. Jeigu jungiam procedūrą rūgšties ir kokteilio įvedimą, ar tai bus mikrodatinė ar elektroporacija. Jeigu darom tik rūgštinę procedūrą, plus prijungsim, aš nežinau, kažką, gal paprastą kokį įvedimą serumo ir tai tokiu atveju galit ir neneutralizuoti, bet greičiausiai tai vis tiek išoriškai reikės nuplauti, kadangi lieka odos paviršiuje, jos tokios turi gelinę konsistenciją. Rezultatai po H šito pylingo yra puikus, tikrai ženkliai didesni negu tuos pylingus galiu tiesiog pakuotės, jeigu apsižiūrėti. 71 metų moteris, gana, sakykime, gilios raukšlės ir net ir skruostuose, kaktoje. Tai ką daro patys pylingai, bendrai suaktyvinant regeneraciją, turim bendrai tą tokį būklės pagerėjimą, pilnesnę odą, patempimą, spalva. Tai gulinčioje padėtyje, jeigu labiau sukritimas tų raukšlių, susisluoksniavimas, susiklostavimas, mažesnis gylis raukšlių, pilnumas skruostuose, tai šiaip man asmeniškai Selverto, kiek sakau ir savo dariusi rūgštis, man labai patinka. Tikrai, bet ir nėra jos jeigu žiūrėt apie savikainas, tai brangesnės. Bet kažkokiam tipui procedūrų turėti, pabandyti, jeigu sportinis interesas yra, tai manau, kad verta. Antrasis pylingas, nes yra tik tai 2 variantai, tai būtų jau su dėmėmis, postakne randais, su aktyvia gali būti akne, tik aktyviai aknei mes sakėm, kad mikrodatinės mes negalėsim jungti. Bet šiaip, jeigu kaip pylingą rinktis, uždegiminės odos būklės, kaip spuogai akne, gali būti ir be spuogų riebi oda, padidinta sebumo gamyba, kemšasi, sakykime, oda prašosi valymo, tai kaip valantis prieš uždegiminis poveikis ir prieš dėmes būtų su mišiniu, kuriame yra azelaino rūgšties 16%, pieno rūgšties 4%, šikiminė rūgštis. Naujas palyginti pavadinimas gal, keli metai. Vertė, kai kolegė tai buvo parašiusi aprašymuose šikimo. Tai aš sakyčiau, gal šikiminė. Aš nežinau, kaip teisingai turėtų būti. Gal mes ne vieninteliai rinkoje, gal jūs žinot. Bet jo, tai tokia irgi augalinė iš anyžių išgaunama rūgštis. Ir salicilas 2%, kiek ir yra leistina kosmetiniuose pylinguose. 2%, jau keli metai yra nomenklatūra, kad būdavo ir didesni, bet 2% yra pakankamas valantis prieš uždegiminis poveikis, padeda ir poras išvalyti, tada ir jų diametras kiek mažėja, kai išsivalom ir galim jas kažkiek tai pridaryti. Tai va, kartu ir šviesina odą, labai tinka ir postakne randam. Tai va, tai turim 4 veikliasias, ar ne, medžiagas, 4 veikliasias medžiagas. Azelainą tikriausiai puikiai žinot, mūsų asortimente nėra labai daug produktų su azelainu. Selvertas turi ir namų priežiūros produktų, bet ten jau yra junginys azeilglicino. Tai azelaino rūgštis su glicinu, kaip amino rūgštimis, kaip pylingė yra tiesiog azelaino rūgštis. Tai va, augalinės kilmės, grūdinės kultūros daugiau, tai kuo ypatinga ir kodėl ieško azelaino, dažnai ką turi su azelainu, dėl rožinės, odos jautrumo, uždegiminių būklių.
bet turi ir keratolitinį poveikį, tai tą padeda odai išsivalyti, gilesnį poveikį dėl sebumo reguliavimo, vidinių inkštirų formavimosi. Tai būtent su riebia oda, akne, uždegiminėm būklėm, ne tik akne, rožinė, tikrai gera veiklioja medžiaga. Kitą pylingą mes turim ir klinikiero linijoje, irgi su azelainu, 16 irgi procentų azelaino yra pjūras. Čia aš praeitą savaitę seminare kalbėjau apie tai. Tai jeigu reikia stipresnio su akne, tai toks variantas, arba yra klinikiero. Tai jau turite tokį, kad ir nusluoksniavimo efektą. Klinikieras gal daugiau turi tokio, dabar jau pakeisti kurį nors laiką, kai buvo salicilo 20 ir be azelaino, tada tai stipriau. Dabar švelnesnis, sakyčiau, variantas, bet vis tiek pagal pH 2,4, tai čia irgi 3, ar ne šito. Tai stipresnis yra su azelaino klinikiero pylingas, riebiai odai su akne. Bet va, čia Silvertas irgi įdėjęs azelaino, pieno rūgštis, dažnas labai ingredientas ir kosmetikos produktuose ir pylinguose, kaip pagalbinė rūgštis, tokia lydinti dažnai. Tai dėl savo keratolitinio poveikio šviesina odą, antibakterinis toks poveikis, daug turi naudų, ypač irgi riebiai odai. Kada norim tą struktūrą keisti, nusluoksniavimo efekto, anti-age'ui taip pat pieno rūgštis, nes kolageno sintezė irgi turi naudos, šviesina, su postakne randais, tai šiaip yra labai tikrai irgi gera veiklioji medžiaga ir drėkina odą, tam turi savybę. Šikiminė rūgštis yra, kaip sakiau, iš anyžiaus išgaunama. Čia gal kaip įsivaizduoti jos poveikį, panašu gal būtų su ferulo tom naudom, kurias duoda, kad stiprus antioksidacinis poveikis ir jeigu jautri oda, mažina tą jautrumą, mažiau dirginimo, regeneracijai, bet ir turi antibakterinį poveikį, skaistinimo odai duoda, tai čia jos yra berods kiek ten 3 gal procentai kažkeli. Ir salicilo 2 procentai, salicilinė irgi augalinė rūgštis, gaunama iš gluosnio. Tai dažniausiai produktai, ne tik pylingai riebiai odai, turi salicilo dėl valančių savybių, skystina sebumą, padeda išsivalyti odai, turi keratolitinį tokį poveikį, atriša jungtis tarp ląstelių, irgi struktūrai išoriniai odos yra naudinga. Todėl aknei, riebiai odai, su rožinė tikrai yra labai gerai. Antibakterinis poveikis. Ir va, tai šita būtų su probleminė oda, su akne arba postakne. Tai ir pigmentacija postakne gali būti randais. Tai čia jauni yra modeliai, 28-30 metų, daugiau išplitusi, aktyvesnė akne, mažiau elementų, bet gal ir gilesni. Abiem atvejais yra ženklus odos pagerėjimas, sustabdytas tas sumažinti uždegiminiai procesai, apgijusi oda, dėl to mažiau, sakykime, žymių, spuogų, tolygesnė oda. Čia dar variantai yra vyrukas, aš pradžio galvojau smilkinių zoną, bet čiagi skruostų yra zona, čia, jeigu gulint žmogus, tai va čia va akis, nes galvojau, kaip čia apie rožinę rašo, tai kažkaip galvojau, tai čia matyt eina barzda, o čia va akis įsižiūrėjus antakis akis, tai šitos va vietos su raudoniu ir tokiais kaip bėrimo elementais rožinė. Ir kitoje pusėje yra brandi oda, 58 metų, su pigmentacija daugiau. Tai tas irgi toks odos yra užpildymas, stangrumas, pakelia odą, lik ir sumažėja raukšlių gylis, nes tikrai taip matosi gražiau. Va, tai šitas gali būti su šikiminė rūgštimi, azelainu, akne, rožinė, senėjimas, dėmės.
visom indikacijom šitom. Norint labiau orientuotis į senėjimą raukšlės, tai ferulas gintaras, pirmesnis variantas. Rūgščių protokolas, jeigu be mikroadatinės, labai kaip ir paprastas, irgi demakiažas kaip priemonės, kurios tinka pagal klientą. Yra nuriebalinimo priemonė speciali ir tai yra ne alkoholinis, o acetoninis, kas yra įdomu. Bet šitoj vietoje greičiausiai gal galima ir nuriebalinimą, jeigu paruošime ir kitų linijų, jeigu norėtume, naudojate exceptioną. Tai, nes jau yra paruošimo ir neutralizavimo produktai mažuliukai. Tokie, po kiek čia 50 ml, tai prepilingas ir neutralizavimui. Tai prieš pilingą vanduo ir acetonas. Tai ir turi kitokį, gal alkoholio kvapas, aš jau čia neišskirčiau labai, o čia būtų neutralizatorius. Tai nuriebalinti aišku mums kodėl reikia, kad sebumas esantis odos paviršiuje nesudarytų barjero, pilingas būtų skvarbus ir tolygiai, nes jeigu kažkur riebiau ir kaip, galima galbūt ir nuplovimo etape pasirinkti priemonę, kuri gerai nuplaus per 2 kartus ir nuriebalins, yra tokių valiklių. Bet šiaip, aišku, jeigu darom riebiai odai ir neužtikrinti, kad bus skvarbumas pakankamai geras pilingo, tai praeinam ir su nuriebalinimo priemonė. Jeigu kažkokios zonos yra jautrios aplink lūpas, nosį, ypač šituose zono, bet aš nenoriu išgąsdinti, kad tie pilingai yra stiprus. Aš asmeniškai nedarydavau ir su kitais pilingais to, nebent būtų jau tikrai stipresni. Tai yra tas lokalus apsauga, uždėti riebų produktą. Tai čia yra pagal gamintoją, aš ir palikau. Yra jautrių zonų apsauga su vazilinu, patepama ten, kur mes nenorim, kad patektų rūgštys, nes jeigu oda turi įtrūkimų, rūgštis patekdama giliau gali padaryti gilesnį pažeidimą, tiesiog nudegimą. Gali būti tas užsitęsti ir gijimas, šerpetojimas suaktyvėti, paraudimas ir diskomfortas žmogui. Tai jeigu nubraukytos nosys ar apšalę ir drėgmės gavusi aplink burną zoną, galima apsaugoti arba netepti rūgšties, atsargiau žiūrėti. Neutralizavimui yra speciali priemonė 50 ml tokiam buteliuke, tai šarminis, aišku, produktas. Tai padarė pilingą, neutralizuojam, protokolas, nuplaunam vandeniu, pagal protokolą irgi atsistoja sos kremas, tik prieš jį yra dar ampulės. Tai tas kremas, kurį aš siunčiau, jis ir prie mikroadatinės kaip kaukė, ir prie rūgštinių procedūrų kaip kaukė, kremas užbaigiantis. Norint, prie rūgštinių procedūrų, aišku, reikia kažko aktyvaus, ne tai, kad norint. Tai yra ir sumasažuojamas koncentratas, yra su sraigių baltymais ampulės. Tai jeigu rūgštinis yra protokolas ir ne mikroadatinė, prie mikroadatinės, jeigu mes jungiam, mums nebėra kur tų ampulių dėti, nes mūsų ampulės bus sterilus kokteiliai, dermašotai su egzosomum. Jeigu būtų tik tai rūgščių protokolas, pavyzdžiui, mes turim aktyvę aknę, o negalim dar pradėti dirbti su mikroadatinė, mums reikia kelių apgydymo vizitų, tai tada darom tik rūgštinį protokolą ir šitoj vietoje regeneracija aktyvę duoda, nes jeigu nedaryti šito žingsnio, tai tik tai raminantis protokolas, atstatymui barjerui, bet mes regeneracijos iš kažko tokio aktyvesnio negausim. Tai yra regeneruojantis kompleksas, sraigių, proteinų, ampulės, koncentratas profesionalus toks. Ir sos kremas, kurį aš jums rodžiau, SPF-as. Dabar kalbant, jeigu apie mikroadatinės terapijos procedūrų dažnumą, koks tas kursas, kiek iš viso tų procedūrų atlikti, rekomenduojama atlikti apie 6 seansus, 6 vizitus, maždaug kas 2 savaitės, kas savaitę nebūtų daroma, nes mes suardom odos struktūrą, reikia atsistatymo, galbūt ir gali būti ir ilgesni intervalai.
negu kas 2 savaitės, gal kas 3, kas 4, priklauso individualiai nuo odos ir kokią mes problemą sprendžiam. Jeigu tai bus su pigmentacija, rožinė, kažkokiu tokiu, turi oda problemų ne tik senėjimui, prieš senėjimą, kad mums tik stimuliuoti reikia, gali reikėti dažnesnių vizitų ir galbūt net tada ir pakaitom su nano kartridžu, kaip minėjau, nes ne kiekvieną kartą gal mes galėsim odos struktūrą ir paveikti su tikra mikroadatinė. Tada galim kombinuoti su elektroporacija arba, jeigu tokiu aparatu, tai reikia sulaukti nano kartridžų. Tai, žodžiu, nedažnesni vizitai kaip 2 savaitės, kursas 5-6 procedūros, kaip vienkartinė procedūra nelabai verta, galima, bet mes turim kaupiamą irgi efektą. Dėl ko visada, kai sakau, procedūrų kursas jis yra reikalingas, dėl to, kad mes žingsnis po žingsnio einam link tobulumo, link geresnės odos kokybės. Nes jeigu padaryti ilgas intervalas, mes vėl grįžtam atgal. O jeigu nuosekliai tam tikrais intervalais šiandien padariau, darau po 2 savaičių, kažkiek gal ten būklė paprastėjo, pasiekė piką, šiek tiek grįžo, vėl darau procedūrą ir taip žingsnis po žingsnio į priekį. Jeigu daryti tokie pirmyn atgal, niekada toli ir nepasieksi gero labai rezultato galbūt. Aišku, palaikom, kažką darom, bet geriau vis dėlto orientuotis visada į procedūrų kursą, kad pasiekti maksimalią naudą iš to tipo procedūrų. Rekomenduoja 2-3 kartus per metus, tai galima irgi sezoniškai atsižvelgiant į tai, kas, nežinau, tam žmogui nutiko, gali būti gal po streso, po ligos paprastėjo oda, įvairių tų sakykime, situacijų, bet tai be abejo kursas gali būti ir daugiau kartų negu vieną kartą per metus, arba, jeigu padarėm kursą, palaikomosios procedūros kartą į mėnesį maždaug po vieną vizitą. Tai tokia schema iš gamintojo yra, tai jeigu ir derinti su cheminiu pilingu, prie cheminio pilingo rūgšties jungiamos ir nano adatos, procedūra apjungiama kartu su mikroadatinė, tai vizitai kas 15 dienų, kas 2 savaitės grubiai kaip ir sakiau, 3 kartai, po to galima ir prarėtėti. Žodžiu, visas tas kursas 5-6 procedūrų gali būti ne kas 2 savaitės. Intensyviau dirbam pradžioj, kas maždaug 2 savaitės 3 kartus, o po to 4, 5, 6 po kartą į mėnesį, tam, kad iš tikrųjų ir oda pati dirbtų, mes su dažnesniem tom keliom procedūrom jau sakykime, intensyviau paaktyvinom procesus, o po to iš to potencialo, kiek oda pati dirba, ląstelės, dar reikia atsižvelgti ir amžių. Čia yra tų niuansų. Vyresniai odai gal ir gali daryti, ten tada jau ne 15, gal kas 3 savaitės, reikia žiūrėti, kokios indikacijos ir panašiai. Bet gali būti ir retėjančių procedūrų metodas, kad tarkim pradžioje kas 2, o po to kas kartą į mėnesį. Odos priežiūra namuose. Odos priežiūrai namuose skiriama kaip ir prie rūgštinių procedūrų, taip ir prie mikroadatinės terapijos regeneruojanti linija su sraigių baltymais produktai ir ne tik kitų aktyviųjų komponentų yra, bet koncentratas, kurį aš jums rodžiau, kad yra profesionalus dėžutėj, tai čia per centrą yra klientui, susipila į buteliuką toks, arba yra tokia dėžutė, iš karto aš čia parodysiu, po to čia sos kremą aptarsim. Yra dėžutė, kur yra mini dozės kelioms dienoms, 3 šiaip dienoms po procedūrų. Tai yra recovery pilingų kitas, gali būti ir prie mikroadatinės, bet atstatanti tokia statančių produktų ir kartu ir apsauginis produktas yra. Tai 3 ampulės su sraigiam, sraigių baltymais, tas koncentratas, kas yra profesionalus, kiekvieną dieną prieš kremą. Sos kremas
kliento, kitoks negu profesionalus, aš toj pasakysiu koks, ir dienai SPF-as. Tai ampulė čia yra 2 tikriausiai, ir gal 1,5 ml. Galima dalinti po 1,5 dalinti ant 2 kartų, ryte vakare, prieš kremus. Vakarais sos kremas. Jeigu odai susigeria, tai sos kremas gali būti ir ryte, ir vakare, bet tada dienai papildomai ant viršaus dedasi SPF-as. SPF-as čia yra su spalva įdėtas. Bet ta spalva tai tokia, jeigu čia dar yra, nežinau, kada praimtas, gal nebėra. Bet yra gal pas mus, būna kartais mėginukų jų, tai jo, dėžutė yra šiek tiek su atspalviu, kuris prisitaiko. Tai toks labai švelnu. Šiaip apskritai Selvertas jis net labai ir nemaskuoja. Aš esu atnešusi kitą BB kremą. Pati aš savo naudoju, tarp kitko. Daugiau sausai, normaliai sausai odai, šituo sezonu gali būti. Bet jį ir nurodo kaip BB kremą, tai tokio padengimo stipraus neduoda. Tai kaip dieninis galėtų būti ir ko gero, jis irgi turi apsaugą, ne tokia aukšta, SPF 15, bet procentaliai tai irgi yra nemaža vis tiek apsauga. Tai va, tai labai fainas, tarp kitko, sakau, man asmeniškai ir BB kremas. Bet apsaugos linijoje turi SPF 50 su spalva ir būtent šitoj dėžutėje yra. Va, tai pagrindas, ko reikia po procedūrų, tai yra sos kremas. Tai, ką aš sakau, rodžiau profesionalią talpą, nėra ta sudėtis. Klientinis labai gausus, gerų, aktyvių medžiagų. Aš toje greitai prabėgsiu jas, sudėjau į prezentaciją. Sos kremas, ką ir sako SOS, pirmoji pagalba, greita pagalba odai. Tai ir drėkina, tai ir nuramina, jeigu yra nemalonių pojūčių, tai ir atstato barjerą, aktyvina regeneraciją, mažina uždegimus, tai iš principo odos gijimui, atkūrimui, nuraminimui. Tai va, profesionalus, daugiau orientuotas į barjero atstatymą ir nuraminimą. Tokių jau kažkokių ingredientų aktyvių tiek čia nebus. Ten daugiau alantoinas, bisabalolis profesionalaus. O čia bus daug veiklių medžiagų. Skvalanas iš alyvuogių aliejaus, emolientas, maitina odą. Tai yra gerieji riebalai odai, gerai toleruojami. Minkština odą, duoda apsaugą, padeda išsaugoti natūralius lipidus, atsikurti odai, struktūrai. Niacinamidas, žinom, kad tai yra labai plataus poveikio ingredientas, tai irgi ir regeneracijai, ir drėgmei, bet ir prieš uždegiminiam poveikiui mažina odos jautrumą. Sebumo gamybą irgi reguliuoja, jeigu kituose produktuose. Čia yra tikslas, kad jis turi prieš uždegiminį poveikį tokį ir stiprina barjerinę funkciją. Tai skatina keramidų, keratino ir filagerino, tai yra epidermio sluoksnyje lipidų gamybą natūralių. Tai reiškia, kad atkurti tą ryšius tarp ląstelių ir saugoti nuo dehidratacijos, atkurti, žodžiu, orientuota į barjero atkūrimą. Žožoba aliejus, taukmedis, laktobioninė rūgštis, irgi viršutiniam sluoksnyje atkurti hidrolipidų balansą, laktobioninė ir gerai drėkina ir stiprina tą tokį išorinį, tą, sakykime, barjerą odos. Tai yra rūgštis, bet ji yra terapinė. Yra nemažai irgi priemonių iš Exceptiono, kur turi laktobioninės rūgšties ir tai orientuota į jautrią odą ir pažeistą odą. Tai laktobioninė ji ir drėkina, ir atkuria mikrobiomą, gal taip pasakyti, gerą tą aplinką duoda. Na, čia dar rašo, kad antioksidacinis poveikis, porų dydžiui turi poveikį, šviesina odą. Muskusinių rožių aliejus labai didelis potencialas, jėga odos regeneracijai.
Ir kadangi tai aliejus, tai minkština odą, komfortą, jeigu dehidratuoja, tą tokį irgi duoda sandarumą, atsikurti odai. Vitaminas C antioksidantas stipriai drėkina odą, antisenėjimui. Pro Renew iš pieno gaunami baltymai, tas kompleksas irgi dėl drėgmės atkūrimo, šviesumo, skaistumo duona ir kolageno hialurono sintezei, žodžiu, aktyvina fibroblastus. Sraigių proteinų ekstraktas, baltymai, sraigių, tai čia vat visa ir linija, aš čia ir procedūrą atnešusi, turiu boksą, yra 5 žingsnių procedūra. Sraigių, tai recovery linija yra orientuota kaip pagrindinis ingredientas, tai sraigių proteinai, baltymai, kurie turi labai platų poveikį dėl epidermio struktūros, pirmiausiai atkūrimo, sureguliuoja epidermio ląstelių keratinocidų gyvenimą, jį ir prailgina. Čia yra ne kiek priešraukšlinis, ne iš to regeneracija, kad tai pagal amžių, tai yra odos struktūrai atkurti, jeigu būtų agresyvios procedūros po lazerio, cheminio pylingo, dėl ko recovery linija yra orientuota į tai, kad suplonėjęs epidermis. Sraigių baltymai padeda atkurti epidermio keratinocidų sluoksnį, kiek jų turėtų būti. Dėl ko pasikeičia epidermio struktūra, gali mechaniškai nuimti per daug to sluoksnio, gali suaktyvėti fermentai, per greitai atsiriša ir nukrenta, eksfoliacija natūrali vyksta, ir dehidratuoja odą, ir nusisluoksniuoja. Tai sraigės, jos per savo padelį, kaip čia gleivės išskirdamos, tos gleivės ir apsaugo nuo mechaninio poveikio, tokia kaip ir apsauga, sutepimas, baltymai aktyvina ir atsinaujinimą, ląstelių augimą, kitaip tariant, regeneraciją. Tai yra atkuriamasis, regeneruojamasis poveikis ir padeda keratinocidam nedehidratuoti, kad jie per greitai neišplokštėtų ir nenusisluoksniuotų. Tai jeigu 28 dienas nuo bazalinio auga ir suragėja, išdžiūna ląstelė, keratinocidas pavirsta į plokštelę ir nubyra. Kartais tas sutrinka ir procesas trumpesnis, tai sraigių baltymai padeda išilginti tą procesą. Tai taip mes sukuriam epidermio apimtį, tokia, kokia turi būti tiek kartų tų sluoksnių. Kad vis dėlto nukristų ląstelė tik tai 28 apie, tarkim, dieną. Tai čia pagrindinis poveikis šitos linijos yra sureguliuoti epidermio ląstelių pasikeitimą per visas tą laikotarpį 28 dienų atkurti, kad nebūtų trumpesnis. Ir būtų tinkama odos struktūra, ypač jeigu paveiktos procedūros oda agresyviomis procedūromis, rūgštimis, lazeriais, mikrodatinė. Taip. O kokie ten yra žingsniai tam toj dėžutėje? O toj dėžutėje yra tiesiog nuplovimas, toksai kaip panašus į balansingelį aliejinės. Antras yra koncentratas, tas, kas panašiai ampulėse, tik tirštesnis šiek tiek, toks gelinis. Kaukė prisilipina plėvelė, lakštinė, bet tokia visai kitokia ta plėvelė, nemedžiaginė, tokia, nesunku pasakyti. Galit šiaip, jeigu norit, pralupti juos, pasižiūrėti. Ir 4 kremas, viskas iš eilės. Ir čia įdomu šitoj procedūroje, kad niekas nenusiplauna nuo to momento, čia reikėtų pylingą įterpti. Pylingas recovery iš šitų rūgščių. Ir regeneracinė šita procedūra, jinai irgi yra tiek akniai, riebiai, kažkokiai tokiai uždegiminiai odai, anti-age'ui pasirenkam, pavyzdžiui, su glikoliu ar ten pieno rūgštimi migdolinį variantą. Viskas priklausys tipas procedūros daugiau nuo paties pylingo, kokio mes norėsim. Ir tarkim, jeigu norim pigmentacijai. Iš šitų pylingų 3 variantai su salicilu uždegiminės, su pieno priskiria kaip pigmentacijai, bet šiaip aš manyčiau su pieno rūgštimi anti-age'ui labai geras variantas. Ir su glikoliu nurodo kaip anti-age'ui, bet šiaip
Jo, gali anti-age'ui būti ir su pieno rūgštimi. Ir šitoj procedūroje jo viskas susideda ir nieks nenusiplauna, visi susisluoksniuoja žingsniai po pylingo. Pylingas nusiplauna, nesineutralizuoja ir be to renkamės neagresyvų, kur nereikia ir neutralizavimo, nereikia alkoholio ar to acetono paruošime valyti, nuriebalinti, nes mes orientuojamės, kad ko gero pažeistas jau yra odos barjeras. Ir ploviklis dėl to negelinis, ne kažkoks toks, galit, sakau, praimti tuos žingsnius. Pirmas, antras, nu tarkim, čia tik po to atidėkit, prasiųsti. Jo, ir taip, galit. Ji ten bus su tokia medžiagytė aplipinta, bet po to nusima, atsiskiria ir tokia priglundanti gražiai plėvelė. Labai geras procedūros efektas, esu seminaruose dariusi šitą procedūrą ne kartą. Ir visada puikus rezultatas, kai dega raudonas veidas, pavyzdžiui, ir toks ir lygumo liftingo yra. Jo, bet tokia kaip plėvelė. Galit pračiupinėti. Tai taip, tai čia vienas iš tokių labai vertingų ingredientų yra šitoj linijoje recovery ir sos kremas būtent tai turi. Sos kremo nepaleidau iš kito galo tada. Tik išduodu. Tai galite atidaryti ir tuos žingsnius. Aparatu? Taip, aš ir įvedinėdavau aparatu, nes gerą slydimą tokį turi. Jo, ir geriau netgi gal aparatu negu rankom, kad nesiabsorbuotų į rankas, o tiesiog viskas į odą. To koncentrato yra pakankamai nemažai, tai netgi dalis gali būti likti po kaukės jau, prieš užtepant kremą, kaip pavyksta, bet šiaip yra nemažas kiekis. Visi žingsniai taip, nes čia nieko neprikursi dėl kaukės. Jo, bet vienas buteliukas jo vienam žmogui. Taip. Bet šiaip, pavyzdžiui, ploviklio irgi truputį gal ir per daug, ten kremo užbaigime per daug, tai aš būdavo atiduodu žmogui šituos, kas jau lieka, kad va, tą dieną sekančią galėtų sunaudoti. Taip, tai be abejo yra, žodžiu, sos kremo dar nebaigiau visų ingredientų, kurį paleidau, tai ir hialurono rūgštis labai svarbi, dėl odos drėgmės pritraukia vandens molekulės, alantoinas odos gijimui, regeneracija, pažeidimai, jeigu odoje yra, o ir skirtas kremas, kada oda yra pažeista po mikrodatinės terapijos, kaip vat, mūsų šiandienai ir jis į temą. Gliceritinė rūgštis iš saldymedžio šaknų gaunamas ekstraktas irgi prieš uždegiminis poveikis mažina jautrumą odos ir nemalonius pojūčius, jeigu perštėjimas yra dilgčiojimas. Bisabololis irgi gijimas, ramina, alavijas drėkinimas. Ir visko va tiek daug yra ir kokiais procentais. Skvalano 6, niacinamido 4, laktobioninė 0,5, jau tų aliejinių riebalinių medžiagų aš čia neįvardinu. Sraigių baltymų 0,5, alantoino 20%. Tai va, tai yra labai toks geras, raminantis, atkuriantis kremas. Aš jį dažnai pamirštu, nėra jis labai ir brangus klientui. Bet prie įvairių procedūrų ir ne per sunkus ta konsistencija tokia faina. Yra, kurie žmonės atsitiktinai juos atranda. Su rožinė irgi, čia mano viena klientė buvusi, mergaitės ofise matydavė mėginukų, sako, žinok, man Silvertas net labiau patiko, net nepamenu, ką jin ten naudojo. Nu jo, sakau, jisai geras, bet pamiršti iš to sortimento, kas yra. Tai šitą norėčiau užakcentuoti sos kremą, kad klientinis variantas, jo labai yra tikrai didelė sudėtis ir nemažais procentais didelis sąrašas veikliųjų medžiagų. Ir ačiū uždėmesį. Kaip? Taip, toj dėžutėj, va ta dėžutė, toj dėžutėj 3 ampulės, toj dideliai yra profesionalus. Pažiūrėsiu ant dugno sudėtį, bet iš profinio. Ne, ten iš vis kitas, nes išneku, ten bus su filtru. Dar šitoj linijoje yra tokia pat buteliukas, va toks yra, nerašo jie, kad ten SPF 25, bet yra regeneruojantis kremas. Recovery ar regeneruojantis parašyta kremas, regenerating. O sos yra kitas, lengvesnis. Regeneruojantis yra sunkesnis, tai boksė yra regeneruojantis. Bet sakykit, kada bus šitas?
Darbe užtenka šito, todėl kad aktyvias medžiagas gauna iš koncentratų. Jūs įvedėt kokteilius ir dėl to profinis pasirinktas dėl, kaip sakiau, poveikio ne viso va tokio, o koncentruotai nuraminti, nuimti nemalonius pojūčius ir atkurti barjerą. O viskas, kas giliau, dėl ką čia tiek ingredientų turi, nėra čia nei cinamido neturėtų būti. Tai čia yra būtent alyvuogių, šitie neputojantis, paprastas, jo, sraigių proteinų šitas filtratas, tai čia vat vieni iš pirmųjų. Laktobioninė, tiksliau laktobacillus fermentai, net ne rūgštis, o laktobakterijų fermentai stiprinti barjerui, bisabololis, vitaminas E, nežinau kiek jo čia, šiaip gal kaip antioksidantas, pieno rūgštis į pabaigą ir viskas. Taip. Puikiai. Riebiai odai, aliejus gerus galima ir reikia. Sosą? Taip. Tai taip, pažiūrėkite, jisai su savo poveikiu prieš uždegiminiu tokiu. Taip. O profinis jis tiesiog universalus, nėra ir labai riebus ir jo. Einam tada arbatos ir sušilti ir lieka procedūra.